Tai labas vakaras, mėly live transliacijos žiūrovai. Tai kaip ir kiekvieną kartą prieš asamblėją, šį kartą prieš 58-ąją rinkiminę asamblėją, norime susipažinti su mūsų kandidatais išsamiau, artimiau, na kaip Facebooko evente parašyta, gal ir ne tik kaip su kandidatais, bet kaip ir su žmonėmis. Nežinau, ar pavyks antroji dalis, nes kandidatų turime labai daug, tačiau tikiuosi, kad ir jūs būsite aktyvūs ir užduosite daug klausimų ir mūsų kandidatai tikrai atsakinės atvirai ir išsamei. Na ir trumpai apie mūsų šiandienos programą, tai aš, Raimonda, šiandien moderuosiu mūsų debatus kartu su kandidatais Jaunimo reikalų taryba. Tai bus pirmoji mūsų sesija ir mūsų ši sesija yra skirta į dvi dalis, nes turim net 7 kandidatus, tai pirmoje dalyje turėsime 4 kandidatus, vėliau 3, na ir po mūsų debatų turėsime debatus su būsimu kandidatu į prezidentus, kuriuos moderuos Klaudijus. Tai trumpai apie taisyklės, kas jūsų kandidatai mėly laukia, tai pirmoji dalis debatų susidarys iš jūsų prisistatymų. Jūsų prisistatymam bus skirta 3 minutės. Kiekvienas trumpai galėsite papasakoti apie save. Eigą aš pasakysiu, kas prisistato, na ir po to turėsime kelias klausimų sesijas. Tai klausimams turėsite atsakymams 1 minutę. Tai labai prašysiu į laiką tilpti, nes tikrai jo neturime šiandieną labai daug. Ar kandidatams viskas aišku? Klausimų neturime? Ne. Puiku. Tai tada pradėkime nuo prisistatymų, tai galbūt aš iš karto iš eilės ekrane kaip ką matau, tai Karolina, gal galime pradėti nuo tavęs. Taip, sveiki visi, tai esu Karolina, esu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių bei politikos mokslų instituto 4 kurso studentė, bei taip pat šiuo metu galiu save vadinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos jaunimo programos vadovė. Na ir iš tiesų aktyviai veikiau jaunimo politikoje jau 9 metus. Balandžio mėnesį sėkmingai užbaigiau savo karjerą ir nusprendžiau, kad visgi turbūt negana ir noris dar sugrįžti į tą jaunimo politiką ir atiduoti paskutinę duoklę. Tai kadangi šiuo metu mūsų visuomenėje pakankamai garsiai yra kalbama apie gyvenimo įgūdžius, apie jaunimo gyvenimo įgūdžius, tikiu, kad turiu pakankamai daug drąsos ir žinių tam, jog jaunimo reikalų taryboje būtent galėčiau keliauti su šia tema ir atstovauti jaunimą. Tai tiek turbūt trumpai apie mane ir tikiuosi, kad vis tiek pagrindiniai klausimai kils apie mano darbotvarkę, apie mano turimus tikslus, tai apie tai tikiuosi ir padiskutuoti šiandien daugiau. Ačiū tau labai. Toliau, Deividas. Tai gerai, aš esu Deividas Mickus, kandidatas į jaunimo reikalų tarybą. Iš esmės bandysiu save kažkaip parduoti kaip prekę, kad visiems būtų įmanoma ir patikčiau. Aš iš esmės studijuoju tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute 2 kurse ir su jaunimo politika bendrauju jau 3 metus. Viskas prasidėjo, kai aš įstojau į jaunimo organizaciją. Ir man buvo noras jų labiau gilintis į esamas jaunimo problemas ir jas spręsti kuo įmanoma efektyviau ir kuo naudingiau jaunimui ir taip pat atsižvelgiant į visas esamas problemas. Tai iš esmės aš gal nelabai ir norėčiau įsiplėsti, ką aš planuoju ir daryti, bet labiausiai man akcentavimas yra, kad aš norėčiau dirbti irgi, kaip kolegė minėjo prieš tai, su gyvenimo įgūdžių programa, bet gal labiau tiksliau su kaip edukuoti patį jaunimą, elgtis mandagiai ir etiškai, tai pačių etikos pagrindų programa, kad aš galėčiau labiau įsiaiškinti, kaip būtų įmanoma jaunimą padaryti tokį etiškesnį, kad jie galėtų kalbėti mandagiai, bendrauti su jaunimu ir suprastų, kad mokytojas nėra tas problematiškas žmogus, jisai tik siekia jam gero, jam padėti atrasti save ir jam sukurti šviesesnę ateitį. Taip pat yra didelis noras ir padėti jaunimui mažiuose miesteliuose būti aktyviam politiškai, bendrauti su organizacijom, mokyklom bendrauti su pačiom organizacijom, su viskuo, kad jaunimas sužinotų daugiau apie politiką ir kad Vote 16 pasiteisintų bėgant laikui, nes visiems nueiti balsuoti, privalai žinoti, už ką balsuoji, turi mąstyti, ar tavo balsas bus reikalingas, lemiamas ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš manau irgi, kad klausimai gal atsiras laikui bėgant, tai aš čia ir pabaigsiu ir lauksiu
kitų kandidatų pristatyti. Ačiū labai. Iveta. Sveiki, mano vardas Iveta, pavardė Šakurskytė, man 23 metai, tai jaunimo politiką žengiau dar būdama moksleivė Šiauliuose, įstojau ir prisijungiau prie Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos komandos Šiauliuose tuo metu skyriaus. Ten buvau biuro savanorė, valdybos narė, persikrausčius į Vilnių tapau nacionalinės organizacijos biuro savanorė ir taip pat paskutinės tokios pareigos buvau organizacijos vicepirmininkė. Taip pat šiuo metu dalyvauju ir kitose veiklose, tai yra esu šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos valdybos narė, aktyviai diskutuojama apie moterų reprodukcinę sveikatą. Tai kelios temos, kuriomis ruošiuosi kalbėti ir užvesti būnant jaunimo reikalų tarybos narė, tai būtų socialinės lygybės temos. Taip pat kalbėti apie finansinį nepriteklių patirinčių žmonės, jaunimui, situacijos gerinimas ir panašiai. Ir taip pat akcentuoti jaunimo psichologinės būklės gerinimą mūsų tarybos veikloje. Taip pat palaikau tikslyną, kaip kolegos ir minėjo, ir taip pat dar grąžinčiau tą temą apie lyčių lygybę moterų ir vyrų, taip įteisinant galbūt nemokamas menstruacinės priemonės merginoms, mergaitėms besimokančioms, galim pradėti ir nuo nepasiturinčių šeimų. Tai labai kviečiu mane palaikyti šiuose rinkimuose ir siekti naujų, ambicingesnių tikslų. Dėkui. Ačiū. Na ir Anelė. Sveiki visi, esu Anelė Dramantaitė, kandidatuoju į jaunimo reikalų tarybą. Šiuo metu studijuoju ir dirbu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, bei esu Vilniaus universiteto studentų atstovybės projektų ir partnerysčių koordinatorė centrinėme biure. Ir šiandien debatų metu noriu jums šiek tiek daugiau papasakoti apie save, atsakyti jūsų klausimus ir taip leisti daugiau susipažinti su manimi. Tai jaunimo organizacijose veikiu jau daugiau negu 8 metus. Pradėjau savo veiklą mokinių savivaldoje, taip pat veikiau Lietuvos moksleivių sąjungoje, Klaipėdos rajono jaunimo organizacijų sąjunga, Apskritasis stalas, Žinau, ką renku iniciatyvoje, jaunimo Europos komandoje ir taip pat buvau Klaipėdos rajono jaunimo reikalų tarybos narė. Visos šios patirtis man tikrai suteikė labai daug vertingų žinių ir privertė pamilti NVO sektorių ir jaunimo politiką. Ir ta meilė jaunimo politikai galbūt lydi mane kasdien, stebint draugus, kolegas, tiesapumai bendruomenę, NVO tinklą. Ir ypatingai iš savo visų patirčių džiaugiuosi patirtimi Klaipėdos rajono jaunimo reikalų taryboje ir tiesiai šviesiai sakant, pasiilgau aktyvaus įsitraukimo į jaunimo politikos formavimą Lietuvoje, dėl to kandidatuoju į jaunimo reikalų tarybą. Ir kandidatuodama savim atsinešu tokią viziją, kuri galėtų puikiai papildyti jau patvirtintą JTRT darbo planą. Su jie plačiau tikrai galėtų susipažinti pateiktose dokumentuose, jeigu dar to nepadarėt, labai kviečiu tai padaryti. O trumpai, tai man labiausiai rūpinčios temos yra, kuriomis sėkmės atveju galėtumėm kalbėti su kolegomis jaunimo reikalų taryboje, tai yra atsparumas, angliškai resilience, nes šiek tiek yra platus vertimas lietuvių kalboje, ir tvarumas. Tai yra temas, kurios yra ypatingai svarbios šiandien, o tokia tema kaip atsparumas apima jaunimo pasirengimą iššūkiams, skaitmeninį raštingumą, emocinę sveikatą, krašto gynybą, pilietinį ugdymą ir savimonės ugdymą. Na, o tvarumas tai yra tema, kurią mes visi tikrai turime kalbėti ir aš manau, kad dar kalbame šiek tiek per mažai. Ir jaunimas yra ta jėga, kuri gali inicijuoti pokyčius, kaip aš tai matau. Ir žinoma, taip pat ir kitos temos, kurias esu paminėjusi. Tai galbūt tiek trumpai apie mane ir tada labai lauksiu jūsų klausimų. Ačiū labai. Tai kol kas Facebook'e klausimų nematau, bet žinoma, aš jų turiu pakankamai. Tai kitas etapas, turėsim po vieną klausimą jums. Turėsite po 1 minutę atsakymui. Šita sesija klausimų bus susijusi su jūsų dokumentais, nes aš perskaičiau, pavarčiau, ką jūs parašėt, ką norit daryti, ką planuojat, kokia jūsų motyvacija. Tai po vieną klausimėlį arba tokį kombinuotą pusantro galėsite gauti ir
primenu trumpai minutė laiko atsakyti. Pradėsim dabar iš kitos pusės, tai vėl Anelė klausimas tada tau iš karto, gerai, primenu minutė, jums laiką rašo, kaip matote, tai galite viską matyti. Tai tu ir savo kalboje, ir motyvaciniam laiške tu kalbėjai apie tai, kad tu nori įsitraukti aktyviau į jaunimo politiką ir sieki, kad tai dabar vyktų dar aktyviau negu iki šiol. Tai pirmas klausimas susijęs su tuo, tai jeigu tikrai nori aktyviau įsitraukti, galbūt tu norėjai ar norėsi kandidatuoti į valdybą, ar galbūt JRT yra tik tai tarpinė tavo stotelė, ką tu apie tai manai. Ir dar papildymas, kadangi su aktyvumu rašei, kad ir JRT nori skatinti irgi aktyvų darbą, tai kaip tu tai ruošiesi daryti? Gerai, labai daug klausimų vienai minutiai, tai apie aktyvesnį įsitraukimą, dėl ko kandidatuoju būtent į JRT, dėl to, kad aš matau labai daug potencialo šiame darinyje ir aš manau, kad čia galima tikrai pakankamai aktyviai įsitraukti tą jaunimo politiką ir aš matau, kad aš čia noriu įsitraukti ir čia noriu dirbti. O kaip tai aktyviau galima padaryti? Tai aš kažkiek irgi minėjau, bet man atrodo yra labai svarbus būtent bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Nuolatinis kokybiškas bendradarbiavimas su būtent LIOT dariniais, LIOT skirtingais organais ir taip pat su jaunimo organizacijomis, kurios priklauso LIOT ir kurios priklauso organizacijoms, kurios priklauso LIOT. Tai yra vienas iš dalykų, kas padėtų aktyviai ir kokybiškai dirbti jaunimo reikalų taryboje. Taip pat, kaip ir minėjau, ir dokumentuose, tai yra iniciatyvumas, dalyvavimas pačių JRT narių visur ir atskaitingumas. Žinoma, tiek asamblėjų metu, tiek visose kitose tinkluose, kuriuos mes turime prieinamus. Ačiū. Jeigu žiūrovams atsakymai nėra pakankami, tai jūs galite irgi dar tikrai užduoti klausimus ir, žinoma, tai galėsite padaryti ir asamblėjos metu, primenu. Taip, Iveta, ar esi pasiruošus? Viskas tvarkoja? Tai savo motyvaciniam laiške tu iš tikrųjų paminėjai labai daug sričių, todėl man kilo šioks toks nerimas, ar tu, jeigu būsi išrinkta jaunimo reikalų taryba, ar kartais nebūsi tiesiog aktyvi stebėtoja ir nesiims iniciatyvos. Tai jeigu imtumės iniciatyvos, kokios tavo dvi pagrindinės tik sritys būtų, kuriuose norėtum labiausiai dirbti ir, ta prasme, kelti klausimus pagrindinius JRT darbo metu? Taip, tai rašydama visas tas idėjas turėjau omeny, kokias pažiūras aš turiu ir kokią nuomonę atstovauju maždaug, o pagrindinės idėjas, kurias norėčiau įgyvendinti, bet čia būtų diskusijų klausimas su kitais jaunimo reikalų tarybos nariais, nes mes atstovaujam kaip LIOT, kaip jaunus žmonės, tai reikėtų diskusijų, tačiau būtų temos apie menstruacinės priemonių prieinamumą ir psichologinę sveikatą. Tai galbūt neįsiplėsiu, taupau laiką. Šaunu, labai gerai, taupytojai, puiku. Davidai, ar esi pasiruošęs? Puikiai. Gerai, tai Davidai, tavo motyvaciniam laiške man truputėlį pritrūko aiškumo, tai aš dabar noriu pasiaiškinti. Rašai, kad jeigu nauda iš tavęs nauda būtų labai didelė, tai kokia ta nauda būtų, man labai įdomu. Ir dar labai mane sudomino klausimas apie tai, kokį spaudimą tu ruošysi naudoti JRT, nes parašai, kad turi, supranti, kas tai yra. Dėl spaudimo tai jau negalėčiau pakomentuoti, nes tada man reikėtų prisiminti sakinį, kurį turėjau minty. Esu politikos mokslų studentas, kuris supranta, ką reiškia daryti įtaką spaudimą. Tai čia tiesiog tokį kaip bandymą įrodyti, kad jeigu ir prireiktų, galėčiau panaudoti ir tokį kaip ir spaudimą, mobbingą, kad išpeštume geresnės sąlygas jaunimo ir panašiai. Bet tai neturi būti visada tas dalykas, kuris gali pateisinti lūkesčius ir norimus rezultatus. O kalbant apie kokią naudą suteikčiau, aš esu tas žmogus, kuris tikrai perspektyviai gali gilintis į keliamas problemas ir ieškoti jų sprendimus, siūlyti tinkamus sprendimus jaunimui ir jeigu ką visada eiti iki galo, ieškant bendro kompromiso tarp vienos ir kitos pusės, kad niekas neliktų nuskriaustas arba kitaip pamirštas. Tai iš esmės apibendrinus mano idėją, tai kodėl nauda yra didelė, kad aš tikrai, jeigu darysiu, tai darysiu tikrai naudai savo. Ne naudai savo, naudai jaunimui. Gerai, ačiū tau, laikas, kaip sakant, baigėsi, tai pratęsime toliau, ar ne? Karolina.
Rašei laiške, jog jaunimo reikalų taryba matau kaip struktūrą, kuri turi veikti kartu su Lijot. Ar manai, kad dabar jinai veikia nepakankamai, ką darytum kitaip ir ar tu inicijuotum tą pokytį būdama jaunimo reikalų tarybos narė? Taip, tai ačiū už klausimą. Tikrai taip, jeigu tai rašau, tai manau, kad yra tam tikra spraga ir galbūt galima būtų veikti aktyviau. Ir jeigu mes pažvelgtume jaunimo reikalų tarybos nario teisės ir pareigas, ten yra aiškiai parašyta, jog galima inicijuoti papildomas iniciatyvas, projektus, diskusijas ir taip toliau. Tai būtent mano nešamų temų lauke tų diskusijų ir projektų tikrai trūksta ir tikiu, kad mano turima vizija galėtų tą spragą šiek tiek ir užpildyti. Ir ilgalaikį perspektyvai taip pat reikėtų paminėti, kad mes turim ar ne ir Liepos mėnesį pasirašytą susitarimą dėl nacionalinės jaunimo politikos. Tai tikrai tikiu, kad vėlgi ten tų diskusijų ir pokalbių turėtų būti daugiau ir jaunimo reikalų taryba turėtų aktyviau įsitraukti tokių dokumentų peržiūrą, priežiūrą, rekomendacijų teikimą. Pats tau. Tai ką, pirmas turas gal per daug neišgazdino, ar pasiruošė judėti į antrąjį? Tai dabar vėlgi bus vienas klausimas, kuris bus visiems, atsakysim ratuku ir tada eisim prie kito klausimo ir vėl atsakysim ratu. Aišku? Kaip? Gerai, tai pradėsim nuo filosofinio klausimo, nes man tikrai įdomu, ar jūs suprantat, kur jūs einate, kaip sakant. Tai kokia yra JRT darbų prasmė? Pradėsim nuo Ivetos. Taip, tai JRT manau, kad prasmė būtų diskusijų kėlimas jaunimo aktualiais klausimais ir problemų sprendimas. Vis tiek mes dirbame su jaunimu kažkiek, tai atskirai kiekvienas turim savo patirtį ir mes turim sunešti tas idėjas svarbės jaunimui ir svarbės problemas turim galvoti, kaip spręsti ir padėti jaunimui išgyventi jas. Ačiū. Karolina. Iš karto man pirma mintis kilo apie knygą, kurią davė vienas man toks žymus filosofas apie šūdmalą. Tai man atrodo, kad jaunimo reikalų taryba turėtų būti apie šūdmalą, apie rimtus darbus, kurie atlieptų kiekvieno jauno žmogaus poreikius. Tai būtent ir jaunimo reikalų taryba visą tą veiklą įsivaizduoja labai panašiai apie prasmę, kurią mato skirtingi jauni žmonės ir skirtingų kontekstų, skirtingų patirčių. Dėkui. Davidai? Ką man reiškia jaunimo reikalų taryba, tai iš esmės, galiu pasakyti tik tiek, kad tai yra kaip jaunimo balsą reprezentuojantis organas. Tai čia atsiranda didelė atsakomybė mums ir didelė jaunimui Lietuvoje, kad jie galėtų ateityje daryti kažką gero savo kartai ir savo žmonėms ir tokiu principu eiti toliau ir gerinti Lietuvos padėtį ir gerinti Lietuvos jaunimą. Dėkui. Neranelė. Taip, kadangi jaunimo reikalų taryba yra tokia kaip patariamoji institucija, tai man jaunimo reikalų tarybos vertė labai daug išeina iš to, ką gali padaryti ir kiek daug galių ir ką tiksliai gali daryti ta būtent JRT. Tai apie tuos patarimus, apie siūlymus ir apie nagrinėjimą jaunimo politikos, tai man atrodo yra tokia kaip priežiūra. Priežiūra ar institucijos, kurios dirba visuomenės geroviai, kurios dirba geroviai visuomenės, būtent kadangi ten ir jaunimas yra įtrauktas, ar jos tai daro tinkamai. Ir vertė yra tokia, kad mes galime prižiūrėti, mes galime teikti siūlymus ir mes galime gerinti institucijų darbą ir atliekamus dalykus jaunimui. Dėkui. Taip, visi pakalbėjot. Taip, tai kitas klausimas tada. Norit sunkesnio ar lengvesnio? Nėra skirtumų į mane. Vis tiek dar įsitempę truputį, matau. Gerai, tai gal truputėlį lengvesnis, vis dar šiek tiek apie prasmes ir formatą aš norėčiau dar paklausti. Aš tikiuosi, jūs susipažinę esate, kokiu formatu dabar dirba šiuo metu jaunimo reikalų taryba. Tai klausimas yra paprastas. Ar dabartinis jaunimo reikalų tarybos darbo formatas yra tinkamas, yra pakankamas ar ne? Ir jeigu ne, tai ką keistumėte? Pradėkim gal nuo Karolinos. Taip. Pirmiausiai, aš manau, labai daug sveikintinų praktikų, kurias tikrai vertėtų tęsti ir aš bent jau asmeniškai labai džiaugiuosi, kad jaunimo reikalų tarybos posėdžiai yra atviri ir apie juos skelbia Lijotas, tačiau tikrai manau, jog kalbant apie ekspertinės nuomonės ir
ekspertinės diskusijas jaunimo reikalų taryboje jų galbūt šiek tiek trūksta. Kodėl tai galiu leisti savo sakyti, nes esu pati dalyvavus keliose diskusijose kaip žmogus iš išorės, dalinasi savo patirtimi. Tai manau, kad siekiant efektyviau atstovauti jaunimą iš skirtingų grupių, ką aš labai noriu turbūt akcentuoti, kad jaunimas nėra tik ar ne mokiniai, bet jaunimas yra ir dirbantys asmenys, negalią turintys jauni žmonės. Tai norėtųsi, kad tų diskusijų platesnių su ekspertiniais kažkokiais komentarais būtų šiek tiek daugiau. Tai šioje vietoje matau tikrai galimybę išnaudoti šią spragą ir paversti jaunimo reikalų tarybos darbą šiek tiek efektyvesniu ir labiau atliepinčiu šių dienų aktualijas. Dėkui. Anelė? Taip, tai iš tikrųjų, Karolina jau pradėjo mintį, kokią aš turėjau, nes atsimenu, žiūrinėjant jaunimo reikalų tarybos ataskaitas teikiamas Lietuvos asamblėjoms, vienas iš man įsiminusių labai highlightų, kurie buvo įvardinti, tai buvo tobulintina komunikacija. Tai, man atrodo, tai yra ypatingai svarbu, jeigu mes kalbame apie jaunimo reikalų tarybą nacionaliniu lygmeniu, tai jeigu mes siekime atstovauti jaunimui nacionaliniu lygmeniu, mes turime galvoti, kaip mes galime pasiekti tą jaunimo nacionaliniu lygmeniu. Tai komunikacija, skaidrumas ir atvirumas yra ypatingai svarbu, tai čia yra sveikintina praktika ir man labai patinka, kad tai yra tobulintina ir vis tobulintina metai iš metų, tai man atrodo, čia dar yra vieta, kur galima būtų dirbti. Taip pat labai sveikintinas dalykas, kurį labai norėčiau tęsti, tai kad, pavyzdžiui, visos kadencijos metu JTRT pirmininkavo jaunimo atstovas. Man atrodo, tai yra irgi labai sveikintina ir tai turėtų būti tęstina. Ačiū. Davidai? Iš esmės neturėčiau ką labiau taip pridurti išsiskiriančių iš ką tai pasakytų dviejų nuomonių. Iš esmės darbas yra tikrai nuostabus. Ir svarbiausia yra komunikacija, kuri yra irgi pabrėžta labai gražiai dviejų kandidačių. Tai aš pridurti ir kažką pripildyti arba dar labiau švelniai pasakoti negalėčiau. Iš esmės tai tik tai galėčiau pasakyti, kad jo komunikacija yra būtina ir svarbi, nes tai yra jaunimo atstovaujantis balsas ir jeigu tu nebendrauji su jaunimu, tai atsiranda spraga, ką tu iš tiesų atstovauji vyriausybei, politikoje. Dėkui. Iveta? Taip, tai aš visiškai pritariu, ką sakė Karolina ir Anelė, absoliučiai pritariu, kaip ir sakiau. Tai labai džiaugiuosi, kad apskritai tokia platforma yra, kur jaunimas gali bendradarbiauti su institucijomis. Tai ką dar galėtumėm pagerinti, tai galbūt daugiau ekspertinių nuomonių iš šalies reikėtų įtraukti, daugiau jaunimo iš skirtingų institucijų, skirtingų veiklų, iš skirtingesnių amžiaus grupių ir panašiai jų nuomonę. Tai tiek, neįsiplėsiu. Dėkui. Na ir dabar rimtesnis pabaigėliai klausimas truputėlį, ilgesnis bus. Tai artėja COP28 ir ten jaunimas yra tikrai pakankamai aktyviai įtraukiamas. Kaip manote, kaip jaunimo delegatas su jaunimo reikalų taryba turėtų ruoštis šitam renginiui ir kokie veiksmai turėtų būti atlikti jaunimo reikalų tarybos kartu su jaunimo delegatu? Tai, nežinau, 30 sekundžių pagalvoti, ar reikia, ar galim pradėti. Iveta, gal galėtum pradėti. Aš plačiausiai tikriausiai šypsausi. Tai žinoma, kad reikėtų su tuo atstovu labai daug diskutuoti apie mūsų problemas, bet ką dar norėčiau paminėti, dar neseniai, gegužės mėnesį buvo konferencija Vokietijoje, ką mes su Baltijos šalių jaunimu aptarėm, kad mūsų Baltijos jūra yra ganėtinai užteršta ir reikėtų tą problemą šitoj konferencijoje tikrai iškelti ir apgalvoti, kokias problemas mes Lietuvoje ypatingai turime susijusias su ekologija ir švaistymo maisto taip pat ir taip, diskutuojant su tuo atstovu jį ir nusiųsti, bendradarbiaujant kartu su jaunimu, kuris aktyviai veikia organizacijose ekologijos ir panašiai, kaip Friday for Future ir panašiai. Dėkui. Anelė? Taip, tai man atrodo, kad kai mes kalbame apie jaunimo atstovavimą išorėje ir apie diskusijas su delegatais, ne tiek
tiek čia, tiek kalbant apie delegatus, kurie jaunus Lietuvos žmonės atstovauja užsienyje. Patikslinsiu, mes kalbam tik apie jaunimo delegatą šiuo metu. Gerai. Tai taip, tai yra būtina, jeigu mes norime sakyti, kad mes atstovaujame jaunimui nacionaliniu lygmeniu, tai mes būtinai turime bendradarbiauti su tokiu delegatu, padėti suformuoti delegatų poziciją, padėti jam pasiruošti ir padėti jaunimo reikalų tarybos turimais resursais, kaip nešti tą žinutę dar toliau. Dėkui. Davidai? Tai žinoma, kad reikėtų bendradarbiauti su delegatu į šią konferenciją vien dėl to, nes mes patys turėtume apsižiūrėti, kokios yra problemos mūsų Lietuvos gamtoj, kokias problemas mes patys matom, gal kokias jis pasakys problemas mato ir tokiu būdu apsitarti, įsidiskutuoti ir tada su pilnai paruoštu rinkiniu nukeliauti į šį renginį, pristatyti mūsų esamus padėtis Lietuvos gamtoje ir kaip ją išsaugoti kitiems kartoms. Būtiniausiai vandenį, orą, medžius ir Lietuvos miškus. Viską tai turi būti išsaugota Lietuvos. Ačiū, Karolina. Taip, tai aš tikrai manau, kad jaunimo reikalų taryba yra ta platforma, kurioje toks klausimas turėtų būti aktualizuojamas, ypač įtraukiant ar ne ir atstovą, bet aš iš savo turbūt darbinės patirties norėčiau pasakyti, kad mes turėtume kalbėti ne tik apie gamtą ir ne jos apsaugą ir taip toliau, bet taip pat kalbėti ir apie tam tikrus socialinius reiškinius, tai yra emigracija ir imigracija. Žvelgiant iš šių dienų kontekstą, tai tikrai turbūt puikiai suprantam, jog Lietuvoje yra labai daug imigrantų ir reikia nepamiršti, kad tie imigrantai taip pat yra jauni žmonės, kurie irgi susiduria su tam tikrais integracijos klausimais. Tai aš manau, kad išnaudoti tokią platformą ne tik tom tokiom banaliom paradigminiam diskusijom yra būtina ir vertėtų žvelgti šiek tiek giliau, žvelgiant ir į patį jauną žmogų tvarumo kontekste. Ačiū labai. Taip, tai turim žiūrovų klausimų, tai kadangi jie nėra niekam adresuoti ir aš norėčiau pataupyti laiką, tai kai perskaitysiu klausimą, manau, galit kelti rankeles pirmi du, kurie norėsit atsakyti šitą klausimą, jeigu sutinkate. Sutinkat? Ar labai norit visi atsakinėti visus klausimus? Pažiūrėsim, jeigu labai norėsit, gal leis mums publika ištemti laiką ilgiau truputėlį. Gerai, tai JRT kaip institucija yra sudaryta tiek iš jaunimo NVO, tiek Lietuvos Respublikos institucijų atstovų. Kaip jūs užtikrintumėte bendravimą tarp šių pusių, suprantant, kad jos abi turi skirtingus interesus? Taip, Karolina? Ir Anelė pirmus. Manau, šioje vietoje, jeigu sėkmės atveju būsiu išrinkta jaunimo reikalų taryba, mano kaip asmens atstovaujančio jaunimo interesas bus atstovauti jaunus žmonės ir ieškoti tam tikro žinomo kompromiso, jog būtų priimti sprendimai, bet nebandant nusileisti, neteikti argumentų, statistikos ar kažko, kodėl jauno žmogaus pozicija yra tokia. Ir žvelgiant į politiką, puikiai suprantam, jog jauni žmonės ne visą laiką yra patogus ir mūsų karta turi tikrai kitokius lūkesčius. Tai mano užduotis būtų tuos lūkesčius perduoti. Taip, Anelė. Aš gal nekartojant jau to, ką Karolina pasakė, man atrodo, kad šiaip tie žmonės, kurie ateitų į jaunimo reikalų tarybą institucijų atstovai, jie kadangi jau tenai ateitų, jie jau būtų nusiteikę galbūt teigiamiau šnekėti su jaunimu ir suprasti. Tai didesnis iššūkis galbūt kaip tik būtų tie žmonės, kurie nėra toje jaunimo reikalų taryboje, bet tai irgi jau yra atstovavimo ir mokėjimo lobinti, advokatauti, advokacijos įgūdžiai, kuriuos galime ugdyti, galėtume ugdyti kaip bendra jaunimo reikalų taryba ir taip atstovauti ir atstovauti, tai yra ir atstovėti jaunimo balsą, turint tam tinkamus argumentus. Ačiū. Ir dar vienas žiūrovų klausimas, tai šį kartą tada Davidas ir Iveta galės atsakyti. Gerai. Kaip nacionalinė jaunimo reikalų taryba turėtų būti priartinta prie jauno žmogaus, jog ši struktūra būtų suprantama ir patraukli? Iveta. Taip, tai inicijuoti daugiau diskusijos su įvairiom jaunimo organizacijom, jaunimo atstovais, būtų taip pat galbūt veiklą viešinti socialiniuose tinkluose, pabandyti, o šiaip kaip atstovau, kaip priartinti tą jaunimą, tai gerinti komunikaciją su jaunimu. Tai tiek. Davidai?
Man, kai iš karto buvo pasakytas šis klausimas, iš karto kilo mintis, kad nėra nieko geriau, kai turėti gyvą pokalbį kaip jaunimo reikalų tarybos narys turėti gyvą pokalbį su tuo jaunimu. Tai nebūtinai turi būti būtinai vienoje su grupelė žmonių, bet tai gali būti su visa organizacija turėti pokalbį. Tada per pokalbį tu turi diskusiją ir minčių lietų viską, ko pasiekoje tu pats gali pasisemti, kas jaunimui yra aktualu dabar. Ir tu jiems gali pristatyti savo veiklą, ką tu darai su savo komanda ir veiki su ją. Tai manau, kad galiu pritarti, kad komunikacija yra raktas, sužinant, kas yra dabar reikalinga jaunimui šiomis dienomis ir tokiu būdu pristatyti pačią jaunimo reikalų tarybos veiklą, ką darome ir panašiai. Žinoma, tas pats ir viešinimas, tas pats pristatymas ir panašiai. Dėkui tau. Tai dar vienas klausimas iš auditorijos, dabar adresuotas Davidui. Tai minėjai, kad siekdamas tam tikrų klausimų priėmimo naudotum mobbingą. Galbūt galėtum pakomentuoti plačiau apie tai, kokiu būdu planuoji mobbinguoti JTRT narius. Ar neatsakysi į klausimą? Nes galimai aš sumaišiau žodį, kurį pasakiau ne taip. Ir gali būti problema, kad ne tas žodis, kurį turėjau galvoje, išėjo iš burnos. Ir aš neturėjau mobbingo prieš savo komandą ir panašiai. Aš kaip tik noriu dirbti su savo komanda ir siekti bendrų gerų tikslų. Tai mano klaida, kad išsprūdo netinkamas žodis į sakinio kontekstą. Tai gerai, kad pasitikslinom tada, tvarkoj. Tai daugiau klausimų tokių labai reikšmingų kaip ir nėra, iš vis nėra, tiksliau, visai nėra. Gerai, tai judam prie paskutinio etapo, blitz, keli klausimėliai jums bus, pabaigėliai, taip, tai po vieną klausimą labai greitai, trumpai atsakot vieną arba kitą ir judėsim prie pabaigos. Tinka? Tinka. Gerai, Karolina. Koks filmas apibūdina tavo darbo stilių? Darbo stilių? Taip. Žiūrėjau tokį serialą, tai gal serialą pasakysiu, Designated Survivor. Tai ne iki galo aš jį pabaigiau, bet manau, kad daug iššūkių ir daug keistų pasisakymų, keistų situacijų, su kuriomis tenka dirbti kiekvieną dieną, bet džiaugiuosi, kad kažkaip susitvarkau. Ačiū. Anelė, klausimas tau, kadangi čia šiandien Harry Poterio tema labai on top, tai Dumbledoras ar Sneipas? Dumbledoras. Gerai, ačiū. Davidai, Vytautas ar Birutė? Vytautas. Ir Iveta, kokį čia jums klausimuką šiandien dabar? Taip, koks lietuviškas saldainis būtum? Miglė. Gerai. Ačiū, mėly kandidatai. Tikiuosi, kad nelabai išgąsdinom, kad būsite dar labiau pasiruošę asamblėjos metu. Tai linkiu jums sėkmės ir susitiksim asamblėjoje, o žiūrovai, jeigu turėsite klausimų, tai tikrai ruoškite juos asamblėjai. Dėkui visiems ir mes jungiamės su naujais kandidatais į kitą kambarį. Taip, vyksta mainai. Šį kartą mūsų kandidatai tik vyrai bus. Taip, vyrai, pasiruošę? Pasiruošę. Tai pradėsim tą pačią tvarką, pradėsim nuo jūsų prisistatymų. Prisistatymams turite iki 3 minučių. Tai pradėsime nuo Emilio. Emili, prašau. Tai sveiki, esu Emilis, šiuo metu prisidedu prie tos pačios grupės, esu TSPMI antro kurso studentas, politikos mokslo programos. Iš NVO veiklos, tai šiuo metu Lietuvos moksleivių sąjungos viceprezidentas jau beveik pusę metų, prieš tai 2 metus buvau nacionalinio biuro narys, atsakingas už jaunimo politiką ir tarptautinius reikalus. Bendrai jaunimo nevyriausybiniam sektoriuje sukuosi jau netoli 5 metai. Ir dar plus atlieku VAU sumanę praktiką vyriausybės kanceliarijoje šiuo metu. Ką papildomai galima pridurti, kodėl NVO, kodėl ne kažkokia kita veikla, tai prieš tai anksčiau pagrindė užsiėmiau sportu, bet dėja traumos taip pakaišėjo kojas ir pagalius į ratus, kad
truputį buvau suluošintas kuriam laikui, tačiau atradau galimybės nevyriausybinėme sektorija reikštis, prisidėti prie specifiškai moksleivių poreikio atstovavimo ar jų gerovės. Ir vis dar tęsiu šią veiklą ir tikiuosi tą daryti jau ir jaunimo reikalų tarybos formate, bet jau nebe tik moksleivių atveju, bet ir viso jaunimo. Ačiū. Taip, Pauliau. Taip, labas vakaras visiems žiūrovams ir kolegoms. Esu Paulius Vaitiekus ir šiek tiek sulaužysiu trendą, esu ne iš VU, esu iš Vytauto Didžiojo universiteto. Bakalauras mano buvo biotechnologijos, o magistrantūroje studijuoju strateginį organizacijų valdymą. Pats jaunimo politikoje nevyriausybiniam sektoriuje veikiu nuo 2016 metų, įsitraukdamas į studentų atstovybės veiklą, kurioje sėkmingai veikiau tiek ir akademiniuose, socialiniuose reikaluose, bet galiausiai susėdau ties projektais ir tarptautiniais ryšiais. Bet po kurio laiko atsirado galimybė tapti prezidentu ir 2 kadencijas buvau organizacijos vadovu. Ir šiuo metu iš tikrųjų esu Lietuvos studentų sąjungos prezidentas ir toliau aktyviai sukuosi jaunimo politikoje, stengdamas atstovauti šiuo atveju studentų interesams. Ir turbūt kandidatavimas į jaunimo reikalų tarybą tai irgi yra noras, vienas dalykas, kad bendrai turbūt tą jaunimo balsas padėti suvesti į krūvą, nes vėlgi mano atveju ir mano organizacijos atveju nesu aš Polijotas Skėčiu, tai turbūt atnešimas išorinės dar truputėlį ne to burbulo nuomonės ir tiesiog unifikuoti tą turbūt jaunimo balso sektorių. Tai pradžiai turbūt tiek. Ačiū. Dėkui. Nojau. Tai sveiki visi. Jaunimo politikoj man jau 3 metai. Pradėjau veiklą nuo mokinių savivaldos, laipteliu aukščiau į vieną gerai labai žinomą nacionalinę organizaciją. Ir tada po jos, po gimnazijos, natūraliai reikėjo žiūrėtis prioritetus, studijos, ateities planai. Ir taip išėjo, jog labai aktyvų žmonės šiaip nesimėto, tikriausiai tobuloj visuomenėje gyventumėm. Tad buvau pakviestas prie pakopėlės aukščiau, prie stalo Klaipėdos apskritojo. Ir dabar po buvimo savanoriu esu valdybos narys. Tai kažkokios nacionalinėse organizacijose pareigų kažkokių neužėmu, tačiau einu labiau per vietinę gal pusę. Aišku, su tarptautiniu prieskoniu, nes labai daug tarptautinių projektų ir patirties žinių įžvalgų atneščiau. Tai būtų tiek tikriausiai apie mane. Ačiū. Ačiū labai. Tai judėsime dabar prie antrojo etapo, kuriame aš užduosiu jums po vieną klausimą iš jūsų dokumentų. Tam turėsite atsakymui po 1 minutę, o tada jau judėsime prie kitų bendrų klausimų. Viskas aišku? Taip. Gerai, tai gal pradėkim tada nuo Pauliaus. Pauliau, tu rašai, jog vienas iš tavo prioritetų yra užsienio lietuvių jaunimo įtraukimas. Gal galėtum išplėsti savo patirtis nacionaliniu tarptautiniu lygmeniu, labiau tarptautiniu žinoma, ir kokios tavo galimybės ir kokios patirtys bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga? Taip, tai iš tikrųjų šitą prioritetą pasirinkau kaip vieną iš jų, nes ir dabar turim tam tikrą ryšį su Pasaulio lietuvių studentų organizacija, kuri nesenai yra praėjusiais metais, jeigu neklystu, įsisteigusi, kuri yra irgi platforma, kuri jau po truputį kuria labai gražią tradiciją, kuomet jie vis tiek rugpjūčio 1 savaitę susirenka Lietuvoje tam, kad galėtų vienas dalykas pasidalinti patirtimi ir papasakoti, kaip jiems sekasi užsienyje ir išlaikyti tą turbūt lietuvybės tam tikrą principą ir identitetą. Tai patirtis mano turbūt tiek ir tarptautinių lygmenių bandytų ir leisti tą, kad užmėgsti tuos ryšius pirmas dalykas su tom organizacijom, nes šiandien dienai turiu juos žinoma su ta auditorija, kuri yra arčiau manęs, bet kuriant ryšius ir išsiaiškinant galų gale jų poreikius, turbūt ir būtų galima organizuoti formatus, kada būtų galima juos atsivežti į Lietuvą, sugrąžinti į Lietuvą tam, kad galėtume turėti diskusijas apie tai, ko iš tikrųjų reikia tiem užsienio lietuviams, kad jie galėtų grįžti į Lietuvą arba tiesiog palaikyti kontaktą čia. Ačiū labai, laikas baigėsi, kaip tik spėjote. Taip, tai kitas klausimas tada gal Nojui.
Nojo, tu savo motyvaciniam laiške rašai, jog vat, čia per praėjusius metus ir vedėjai labai daug mokymų, kurių žanrai labai platus. Tai gal gali išduoti sėkmės paslaptį, kaip per tokį trumpą laiką taip greitai daug plačių žanrų mokėti ir kaip manai, ar tavo patirtis tada, kadangi yra labai plati, jinai yra pakankama būtent jaunimo reikalų tarybai? Ačiū už klausimą. Tai patirtis mokymų, ten buvo atskirta metais, tačiau jo palaipsniui keliaujant po savanorio nacionalinėje organizacijoje, kurioje buvau, yra toks mokymų vadovų tinklas ir yra atskiri mokymai, gairės, medžiaga. Tai buvo dirbama su tuo, tai tikriausiai buvo pamatinis pagrindas visam apskritai ir ateičiai, ir dabarčiai. Ir tai padėjo, o kitas galimybės suteikė tiesiog tarptautinės konferencijos, kur reikėjo atstovauti savo vietinę ir nacionalinę jaunimo politiką, tam tikrus konkrečius klausimus, kurių žanrai labai platus, tai tiesiog užimčiau labai daug laiko, bet iš esmės, toks atsakymas man būtų. Dėkui. Emilija, savo laiške rašai, jog tavo prioritetai klausimams yra ten 3, bet vienas iš jų yra lytinė reprodukcinė sveikata. Ko siektum būtent šioje temoje, kokių rezultatų, jeigu taptum jaunimo reikalų tarybos nariu? Taip, tai čia per daug iš tikrųjų neišsiskirsiu su to, apie ką Karolina buvo kalbėjusi. Vienas iš esmės iš tikslų, kuris buvo Lietuvos moksleivių sąjungos, tai gyvenimo įgūdžių programa ir į ją dabar daugiausiai yra suinvestuota, kad tai pataptų nuolatiniu reiškiniu, ne tik vienos kadencijos, kur vieni padaro, kiti atšaukia. Tai visų pirma, plečiant šitą, kad atsirastų normalus, nuolatinis lytiškumo ugdymas vienas dalykas, tokiu būdu vien suteikiant žinias, o paskui jau keliaujant daugiau prie priemonių suteikimo, tai jau nekartą yra tekę darbuotis būtent dėl menstruacijos priemonių suteikimo, tai kad ir šitas klausimas nebūtų vis dėlto numestas į stalčių, nes jau nekartą apie jį kalbėta, bet dažnu atveju jis neiškyla toliau, tai čia būtų, sakyčiau, du pagrindiniai, jeigu per tokį trumpą laiką. Dėkui. Taip, tai judame tada prie kito etapo. Dabar turėsite bendrą klausimą, kurį atsakinėsite visi. Tai pradėkime nuo to paties, tai galbūt labai greitai ir atsakysite, kokia yra JRT darbo prasmė. Jau. JRT tai ir yra jaunimo reikalų taryba, tik tais nacionaliniu mastu, dėl to ir neturi kitokios raidelės. Tai manau, kas yra susipažinę su jaunimo reikalų tarybos funkcijom vietiniam, turėtų įsivaizduoti, kas yra nacionalinė. Tai tiesiog ir yra labai plačių temų susijusių konkrečiai su jaunimu, atstovavimas su valdžios atstovais, rimtais valdžios atstovais, kurie turi sprendimų galią, diskusijos, siūlymai, pozicijos. Tai aš jaunimo agentūrą, JRT įsivaizduoju, bet šitaip. Ačiū. Emilija? Jeigu daugiau tokia filosofinė prasme, tai jaunimo reikalų taryba yra nuolatinis formatas, kur nepriklausomai kokios yra pavienės organizacijos galimybės ir kokie politikai yra tuo metu, tai yra vienas nuolatinis formatas išsakyti jaunimo poreikius ir tokia iš principo jo yra prasme perteikti jaunimo poziciją tam tikrais klausimais, prioritetus arba požiūrį į skirtingas temas, kad svarstant tam tikrus klausimus būtų atsižvelgta ir į jaunimo tam tikrą situaciją ir poreikius. Tai čia, man atrodo, yra pagrindinis tikslas, būtent jaunimo reikalų tarybos kaip patariamosios priminti ir kartoti jaunimo poreikius. Dėkui. Taip. Prašom, Pauliau. Taip, tai be abejo, ką kolegos sakė, tai vienareikšmiškai turbūt, kad vienas dalykas tai yra tiltas tarp jaunimo ir valdžios institucijų tam tikrų, bet iš kitos pusės aš gal taip žemiškiau pažiūrėti šitą klausimą, kad vienas dalykas, kad tai yra platforma, kur galima unifikuoti, kaip ir minėjau, tą jaunimo balsą. Tai reiškia, kad nors ir mes ateinam su savais kažkokiais galbūt interesais kaip kandidatai su savo agendom, bet jaunimo reikalų taryba sukuria tą platformą, kada mes turime kažkaip ieškoti kompromiso drauge, nepaisant to, kokią mes tą tikslinę grupę detalizuojant tą jaunimą ir atstovaujam. Tai man atrodo, va čia ir yra tas didysis šarmas, kada mes esam priversti drauge ieškoti kompromisų vietoje to, kad eiti po vieną ir žiūrėti, kas yra tinkamiausia mums ir panašiai. Ačiū Jums.
Gerai, tai dar vienas klausimas. Taip, tai jau praėjusi grupė žmonių paminėjo, jog jaunimas yra tikrai ne tik moksleiviai, yra ir vyresnių jaunų žmonių. Tai klausimas jums nuo manęs. Kaip manote, su kokiom dabar problemom daugiausiai susiduria vyresni jauni žmonės ir kokiems interesams atstovaujant ir kokius klausimus sprendžiant norėtumėt aktualizuoti būtent jų grupę jaunimo reikalų taryboje? Tai gal tuo vyriausiu pradėti, nors nežinau, kuris vyriausias, tiek sakant, Pauliau, gal pabandom. Geras klausimas. Taip, man turbūt lengviausia yra kalbėti iš studentiškos perspektyvos, vis tiek, kadangi mūsų tas jaunimo diapazonas yra ganėtinai platus, tai vienas dalykas be abejo yra tiek ir ta socialinė dalis, tai yra parama įvairia. Kalbant apie JRT, turbūt tą veiklos planą, kalbant apie lygių galimybių užtikrinimą, tai vėlgi yra tam tikra problema, kuri, atrodo, po truputį jau pradedama spręsti, tai yra ta pati negalios savoka, kada šiuo metu viskas yra įkalta į vieną statinį skaičių, norint įprasminti kažkaip tavo sutikimą kažkokį turimą ir taip toliau. Tai turbūt tai yra viena iš problemų, bent jau kurią matom mes, kad tai turėtų keistis, nes juolab, kad ir negalios darosi įvairesnės psichosocialiniai sutrikimai darosi aktualesni ir taip toliau, kas nepalenda po tais procentiniais rėmais. Tai turbūt čia būtų problema, kad tos socialinės paslaugos būtų prieinamos visiems tam, kam jų reikia. Ačiū. Emilė? Tai keletas bendrų, tai sveikatos paslaugų prieinamumas be abejo yra svarbus nepaisant amžiaus, jeigu jau remintis aktualijomis, tai ir pirmasis būstas ar aplamai būsto įsigijimas, o kitas bendras, čia jau žiūrint detaliau turbūt per visas grupės, tai priklausant ar tai yra fizinė negalia, ar tai yra kokią nors kitą tipažą negalę, kuri gal daro įtaką intelektui, tai tų grupių įtraukimas, nesvarbu, ar tai būtų vyresnis jau studijas pabaigęs, jau pereinantis iš jaunimo ribos, jiem vis tiek taip pat yra aktuali integracija į visą visuomenę ir tas paslaugų gavimas, jog jie galėtų dalyvauti kaip pilnaverčiai piliečiai. Ačiū. Nojau? Buvo minima apie grupę, liktais klausimai. Vyresnis žmonės. Jo, tai paskutiniu metu susiduriu su jaunų šeimų tema, nežinau, čia gal tik man, tačiau mano viena iš temų ir buvo labai patogiai po to skeču socialiai remtinas jaunimas ir jaunimas su negale. Tai per tą prizmę einant socialiai remtina, tai čia spėju tarp mūsų visų dabartinių kandidatų, tai yra bendras požymis. Ir kitos mano būtų veiklos stereotipai su jaunimu susijusių ir tarptautiniu ir vietiniu. Ir pilietiškumas, nes skaičiaus įdomią ataskaitą iš vieno JRT protokolo, tai labai sudomino ir aš žinau, kad tai yra problema, bet ten buvo tyrimo pristatymas, vadinosi pilietinės galios indekso tyrimo rezultato apžvalga, tai labai sudomino ir tiek. Ačiū. Tvarkoj, tai dar vienas klausimas nuo manęs. Tikrai du bent iš jūsų citavote JRT veiklos planą savo motyvaciniuose laiškuose, tai jūs būsite tie, kurie jau planuosite būsimą veiklos planą nuo 25 metų. Tai klausimas iš dviejų dalių. Ar būsite tas žmogus, kuris imsitės iniciatyvos šį planą kurti ir generuoti? Ir kokius matytumėte 5 prioritetinius klausimus 25 metam? Tai pradėkim gal nuo Emilio šį kartą. Tai dėl iniciatyvumo be abejo pasiskirstysim roliam ir kas kur kaip per kokias sritis, čia jau kai turėsim JRT sudėtį ir priklauso nuo to, kas joje bus, tai be jokios abejonės, jeigu reikėtų, tai mielai apsimti patį proceso koordinavimą, bet čia jau atėjus tam laikui ir dėliosimės pagal kiekvieno galimybės. Dėl prioritetinių temų, tai nemaža dalimi sakyčiau, kad yra ir čia temos, bet jau praėjusiem metam ir jau per vykstantį laikotarpį bus aktualu atsinaujinti. Gal yra iškilę naujesni klausimai, bet bent jau keletą, tai sveikata, švietimas, finansinės galimybės be jokios abejonės būtų šitoje vietoje ir kitos 2 dabar neteina į galvą, bet šitas 3 išplėtojus iš principo, manyčiau, ir 5 gautųsi. Ačiū. Nojau? Tai klausiausi Emilio ir linksėjau, tai
jam pritariu. Iš esmės reikėtų, aišku, peržiūrėti, ar yra jos iki šiol tokios karštos ir aktualios, ar reikėtų žiūrėti į priekį ir kažką atnaujinti. Tik tais gal, nežinau, išeivyje, gal jaunimo diasporos jaunimo Lietuvos gal būtų toks kaip ir, bet aišku, čia viskas paaiškės, kaip ir sako, kai susirinks nauja jaunimo reikalų taryba ir bus diskusijos. Ačiū. Pauliau? Taip, tai atsakant bendrai, turbūt norėtus, kad ne tik mes formuotume tos prioritetus, bet tai būtų bottoms-up approachas, kas ateitų nuo jaunimo. Bet vienareikšmiškai turbūt belieka paantrinti, kad tas pats darnumas, tvarumas, jisai vis tiek neturėtų dingti niekur iš mūsų politinės darbotvarkės, lygiai taip pat kaip švietimas ir jo prieinamumas visais lygmenimis. Nes nors atrodo, kad tai ir tampa kiekvieno plano tam tikrą dalimi, bet matos, kad tam tikrų pokyčių vis tiek reikia ir jie neateina laiku. O tuo pačiu būtų puikiai proga persižiūrėti dabartinį veiklos planą, kiek jo yra įgyvendinta ir kokių tikslų yra iki galo pasiekta, nes greičiausiai vis tiek turėsime tai, ką turėtume perkelti ir į ateinančių metų kadencijos planą. Ačiū jam. Tai žiūrovų klausimų jūs jau turite šiek tiek, tai dabar paskaitysiu irgi klausimą, gal bandysim visi atsakyti, jeigu, jūs visi bandysite atsakyti, jeigu kaip ir turime dar truputį minučių. Taip, viena iš sąlyginai naujų JRT funkcijų apibrėžta JPPI yra galimybė inicijuoti jaunimo politikos srities tyrimus. Kokioje jaunimo politikos srityje manote trūksta duomenų siekiant išnešti ir priimti jaunimo gyvenimą keičiančius sprendimus? Jau. Geras klausimas, nes po tų JRT tyrimų protokolas pristatytų, aš taip kažkaip gal biškai pasitikinčiai, bet susidariau labai gerą vaizdą, bent ties tą tyrimąją pusę ir pristatymais jų, tai tikriausiai toks iš manęs būtų komentaras, nežinau kol kas, bet šiuo momentu gal negalėčiau papildyti, nes vaizdas lyginai neblogas susidaręs. Pauliau? Nesinori prisikalbėti iš tikrųjų, kokių tų tyrimų reikėtų, nes į tamsą šaudyti taip pat nesinori. Bet vienas dalykas visada yra turbūt jaunimo aktyvumas, ypač jaunimo politikoje, nes turbūt matome tą problemą, kad nėra tiek daug susidomėjimo, ypač šiandien dienai, tuo, ką turėjome jau ilgą laiką, tos formatus, kaip, nežinau, tos pačios studentų atstovybės, apskritai ir taip toliau. Tai ta problematika, turbūt vis tiek išliks aktuali. Tai turbūt, vienas iš jų galėtų turbūt toks tyrimas. Emilė? Į ką būtų galima, čia pritarsiu kolegom, kad nesinori prisikalbėti, bet bent jau sritis, tai būtų galima dėl užklasinių veiklų ir neformalaus švietimo iš esmės galimybių per skirtingas savivaldybės, kadangi Vilnius yra viena, Jonava jau yra visai kas kita, kokiu būdu organizuojama ir kaip viskas yra dėliojama, tai iš esmės kaip viena iš sričių, kur būtų galima, tai visas popamokinės veiklas vertina, nes tokie tyrimo duomenys yra aktualūs jau diskutuojant prevencijos klausimais ar aplamai jaunimo užimtumu, kaip jis skatinti. Tai galbūt į šitai būtų pravartu pasižiūrėti plačiau. In general visada galima švietimą, kiek nori, tik tais analizuoti, nes yra visada skirtingų pjūvių. Ačiū Jums. Kaip ketinate pasiekti ir atstovauti jaunam žmogui, kuris neveikia jaunimo nevyriausybinėse organizacijose ir nesimoko? Emilė. Be abejo, sunkesnis klausimas, nes lengva pasiekti tos, kurie yra po ranka, bet viena iš priemonių, jeigu jau specifiškai mums kaip JRT nariam, jeigu būsim išrinkti, tai galėtų būti gyvi posėdžiai nukeliaujant į kurį nors Lietuvos miestą, ir vienas dalykas taip tenais apie posėdžiavus patiems gyvai susitikus ir tuo pačiu metu pasiplanuojant veiklas, ką būtų galima aplankyti, kurias tos savivaldybės vietovės pravartu būtų užsukti, ar tai būtų mokyklos, ar tai būtų jaunimo centrai ir taip toliau. Be jokios abejonės, norint realiai pasiekti jos, čia reikia tiesiogiai bendradarbiauti su savivaldybėmis ir jų tarnybomis, kokios yra realios situacijos ir realios problemos, iš kodėl jie, pavyzdžiui, nesimoko ir taip toliau. Tai tiesioginis bendravimas su savivaldybėmis, ar tai būtų bendrai nuo JRT, ar tai prisiskirt kaip klausimą vienam iš mūsų detaliau. Ir manyčiau, kad daugiau gyvos JRT veiklos, bent vieną kartą į ketvirtį. Ačiū, Pauliau.
Taip, tikrai nesinorėtų turbūt slėptis už apklausų, kad paleidus apklausą ir ieškoti tų problemų, su kuo susiduria. Vienas turbūt greitas dalykas, kad ką būtų galima padaryti iš karto, turbūt, kad bent jau turėti filą kažkokį, kodėl yra tam tikros problemos. Tai vienas dalykas, aukštos mokyklos pačios daro dropouto anketas, kada matosi tam tikrą tendenciją, kodėl žmonės nutraukia, pavyzdžiui, mokymas ir taip toliau. Bet kalbant apie bendrą populiaciją, turbūt tai belieka paantrinti Emilį, kad mes turime turėti gyvą kontaktą ir tai nebūtinai gal turi būti gyvi posėdžiai tam tikros savivaldos, gal mes galime organizuoti tam tikrus forumus kaip JTRT, kada mes kviečiame tiesiog bendruomenės kalbėtis. Nes reikia turėti turbūt vieną dalyką omenyje, kad norint pasiekti tą bendruomenę, reikia įdėti pastangas ir tos pastangos neturėtų būti tik kažkokia apklausa, o tai turėtų būti nuoširdus noras pasiekti jos, kas šiuo atveju galėtų būti nuvykti ir bendrauti gyvai, kaip ir minėjo Emilis. Ačiū. Nojau. Sunkiausia naujo tai tikriausiai paskutiniam žmogui pasakyti, bet taip aš pritarčiau abiems, kad tas gyvas bendravimas, gyvas lūkesčio išklausimas, situacijos gal pamatymas, nes yra tikrai daug labai pliusų ir man pasiekti nesimokant jaunimą sunkiau, nes vis mokinuos. Tai va čia būtų konkreti tema nesimokant jauną žmogų pasiekti, manau, tokia tikslinė grupė, nebloga ir spėju daug atskleidžianti, tačiau tiksliau mokinanti jaunimą, kuris mokosi, tai yra nesunku sąlyginai pasiekti, yra kontaktai, pats pro nemažai organizacijų praėjęs ir jų veikloje dalyvavęs, besimokindamas aktyviai. Tai jeigu reikia nuo pradinių iki profesinės, iki aukštosios mokyklos po ranką bent vietos lygių. Dėkui. Na ir dar vienas klausimas, tikriausiai, kad jau paskutinis platesnis klausimas. JPPI neapibrėžia jokio formalaus santykio tarp nacionalinės jaunimo reikalų tarybos ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų, tačiau idėjiškai šios struktūros yra labai panašios. Bendra diskusija ir pokalbių erdvė jaunimui ir institucijoms. Kokį ryšį jūs manote turėtų turėti šios struktūros? Jau sakė, kad paskutiniam sunku, tai pasisakyk pirmas. Gerai. Aš jau kaip ir kandidatuojant į šias pareigas, iškart turėjau mintį, kad jeigu išrinks ir tik išrinkus, pirmas bus dalykas, tai tikriausiai su bent vietinė JTRT susitikti ir pranešti, pasišnekučiuoti, aptarti bendradarbiavimo galimybės, nes aš pirmiausia esu iš savo vietos, tai ta prasme prisidėti, kurti pokytį čia. Aišku, komunikuoti su jaunimo reikalų tarybom yra, aš manau, būtina, tai jos ir yra gryniausias atspindys jaunimo politikos tam mieste, jaunimo. Tai man tik tais keista, kodėl dar iki šiol tai nėra padaryta, bet manau, kad būtų būtinybė. Ačiū. Pauliau? Taip, tai vienareikšmiškai bendradarbiavimas turi būti. Aš gal kiek kartesnės patirties, nes mano metu Kaune ta jaunimo reikalų taryba nebuvo pati aktyviausia, tai gal tik jos dabar pasitaisė situaciją, tiesą sakant, bet tokiais atvejais nepasitaisėm ir supratau. Tai yra įvairių be abejo situacijų. Bet kaip ir minėjau, nors ir mes turime savo prioritetus, kiekvienas kandidatuojantis ir yra veiklos planas, bet toli gražu tai neturėtų būti vienintelis atskaitos taškas, ką mes kaip tarybos nariai turime daryti ir kokią nuomonę turim atstovauti. Tai tas darbas su jaunimo reikalų taryba savivaldybių lygmenį turėtų būti neatsiejama dalis to, ką mes darome jaunimo reikalų taryboje, nes visgi mes turim reprezentuoti ne tik savo interesų grupės, bet ir bendrą jaunimo balsą dalyvaujant toje veikloje. Tai mano galva tai galima padaryti tik pasitelkiant platų partnerių tinklą, kas šiuo atveju yra savivaldybių lygmuo. Dėkui. Emilė? Kaip regioniniams stalams Iliotas tam tikrą prasme yra nacionalinis atitikmuo ir pavyzdys, kurio galima bandyti sekti, taip nacionalinė jaunimo reikalų taryba gali būti savivaldybė JTRT, bet dabar jau kalbam būtent dėl darbo formų, ar tiesiogiai pačiai JTRT ir jos narių reikėtų apsimti visą komunikaciją, galbūt galima susitarti, kad tai būtų nuosekliai vykdoma Liot biuro, bet kartu yra pilnai dalyvaujam bent vieno iš jaunimo reikalų tarybos nario, tai be abejo dėl formų čia galima susitarti ar per Liotą, ar tiesiogiai JTRT.
jaunimo dalis apsiema kažkokius formatus kurtis, bet tos komunikacijos nuolatinės vien dėl gerųjų patirčių čia jau kaip startas gali būti ir nacionalinių pavyzdžių teikimo, vien patirties dalinimosi, kad suprastų plačiau į kokio tipažo struktūrą yra ateinama ir su kokiamis problemomis gali jie susidurti ir savam lygmenyje. Ačiū. Tai plačių klausimų etapą uždarom. Tai pabaigai tikrai tik po vieną dabar blitz klausimą jūsų laukia. Tai gerai, kad Pauliui nebeuždavėm klausimų apie Birutę ir Vytautą, nes mačiau, kad Vytautas dominuoja. Tai kitas klausimas jums, ponas, Circle K ar Viada? Nu dabar jau galima turbūt abu rinktis, bet visgi vis tiek prie Circle K likčiau. Gerai. Nojau, kuris metų laikas tu esi? Žiema. Žiema, gerai. Emilė, kuris Hario Poterio draugas būtum? Hermiona jaučiu. Atitikmuo. Gerai. Tai ačiū jums labai, kandidatai. Tikiuosi, kad laikas neprailgo ir laukiam susitikimo su jumis tada asamblėje. Tai ačiū ir gero vakaro jums. Na ir sceną mes užleidžiame mūsų puikiajam kandidatui į prezidentus Umberto ir Klaudijus moderuos šį pokalbį diskusiją kartu su juo. Tai sėkmės, vyrai, ir iki susitikimo asamblėjui. Iki. Tai ačiū, Raimonda. Tikiuosi, šitie prisistatymai šių kandidatų buvo klausomi. Mačiau, kad pakankamai aktyviai jungiasi dalyviai ir klausosi mūsų Lijot kanale. Tai labas vakaras visiems, aš esu Klaudijus Melys. Šiandien keičiu kolegą Luką Kornelijų Vaičiaką, kuris turėjo moderuoti šios debatus, bet tikiuosi, kad šie debatai jums neprailgs ir taip pat bus pakankamai įdomus, bet viskas ne apie mane, o apie žmogų, kurį matote šalia mano ekrane. Mūsų ekranuose tai yra Umberto Masi, kuris išreiškė savo norą kandidatuoti į Lijot prezidento poziciją 58-osios asamblėjos metu, kuri vyks šių metų spalio 7-8 dienomis Marijampolėje. Tikrai laukia įdomus laikas rinkiminis apskritai. Tai man labai gražu, kad šį rinkiminį laikotarpį atidaro jaunimas ir tikiuosi, kad taip pat šiam aktyviam laikotarpį, būtent renkantis jaunimo atstovus skirtingose organuose, nacionalinėje jaunimo reikalų taryboje, Lijot vadovybėje, tikrai atsiras kažkokiu tai pakankamai didelio pokyčio, kurį mes ir bandysim šiandien išsiaiškinti. Visus tuos, kurie klauso, tikrai skatinu aktyviai klausti. Klausimus galite užduoti Facebooko platformoje, tiesiog lengvai chat'e, paprastai suprantama mums, o toliau viskas vyks labai paprastu būdu. Aš perskaičiau ir įsigilinau, bent jau stengiausi įsigilinti į programą. Po prisistatymo bus užduodami šie klausimai. Prisistatymui Umberto skirsime 7 minutes. Jeigu reikės ilgiau, tai manau, kad leisim. Tikrai nežinau, kad šitas žmogus mėgsta kalbėti, bet apribojimai yra pakankamai geri. Tada pereisim jau prie mano minėtų klausimų iš veiklos programos. Tada porą linksmų klausimų, tada klausimai jūsų ir užbaigsime blitz klausimais, kurie galbūt bus šiek tiek kitokie, negu uždavė Raimonda. Tai labas vakaras, Umberto, 7 minutės prasideda tau. Labas vakaras, Klaudijau, labas vakaras, miela Lijot bendruomenė ir visi kiti, kurie stebi šios debatus, šios prisistatymus ir šios pokalbius. Esu Umberto Masi, šiuo metu vis dar einantis Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininko pareigas ir tai yra tiesa, ką Klaudijus sakė, kandidatuoju į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentus. Rugsėjai šiais metais suėjo 6 metai, kaip aš įsitraukiau į jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklą. Ir tai buvo viena iš tų patirčių, kurios leido man atsidurti čia, šiandien, kur aš esu. Ne tik čia priešais kompiuterį, kalbėdamas su jumis, bet ir apskritai kaip asmenybė. Kaip žmogus, manau, įgijęs daug žinių, patirčių ir gebėjimų. Ir aš negaliu įsivaizduoti, kokia būtų mano dabartis, jeigu ne jaunimo nevyriausybinės organizacijos. Vis dėlto aš noriu pasakyti, kad man pasisekė.
Man pasisekė dėl tos priežasties, nes aš turėjau galimybę ir žinojau, kad jaunimo nevyriausybinės organizacijos egzistuoja. Kad yra erdvė, kur jauni žmonės, nepriklausomai nuo savo patirčių ar nuo savo socioekonominės kilmės ar geografinės lokacijos, iš kurios jie kilę, galėtų ugdyti save praktiškai. Ir dėl tos priežasties kandidatuoju į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentus. Kandidatuoju, nes aš esu įsitikinęs, kad šiuo metu, nepriklausomai nuo to, kad Lietuvos jaunimo politikos infrastruktūra yra bene geriausia Europoje, tą įrodo mūsų patirtis ir kalbėjimas ir pokalbiai su kolegomis užsienyje, vis dėlto reikia pripažinti faktą, kad jauni žmonės iš esmės šiuo metu neįsitraukia tokiu mastu, kokiu jie galėtų įsitraukti. Mano prioritetas pagrindinis yra būtent šis. Sukurti prielaidas ir sąlygas, kurios užtikrintų kiekvienam jaunam žmogui atsikartojančią galimybę prisijungti ir dalyvauti jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Nes būtent mūsų pačių indėlis ir mūsų galimybės sukūriamos ir informavimas ir supažindinimas žmonių su tuo, kad yra būdų, kaip praleisti laisvalaikį, prasmingai, randant, kas tave iš tikrųjų sudomina. Nes iš tiesų mes turim puikią paletę ir diapazoną skirtingų organizacijų, kuriuose žmogus gali atsiskleisti. Tik tokiu atveju mes galime tikėtis, kad galėsime sukurti pilietišką ir aktyviai įsitraukusią visuomenę. Savo programą aš struktūruoju į 6 skirtingas dalis. Jų visuma turi siekti ir padėti užtikrinti tai, ką aš jau įvardinau. Galimybę ir žinojimą kiekvienam jaunam žmogui, nuo pat pradžių, kur jis beatsidurtų, kur jis gali eiti toliau. Nes kiek man teko kalbėti su kolegomis ir galbūt jūsų istorijos yra panašios, kad į jaunimo nevyriausybinės organizacijas prisijungėte ne dėl tos priežasties, kad staiga patys sugalvojote vieną dieną, štai būsiu aš jaunimo nevyriausybinių organizacijų narys. Galbūt tai ir yra priežastis kažkieno, bet didžioji dalis turėjo bičiulių, turėjo pažįstamų, mokytojų, artimųjų, kurie informavo ar pateikė žinias apie tai, kad galbūt nori save išbandyti šioje vietoje. Ir mano programa, būtent kaip ir minėjau, koncentruojasi ir susijusi į visą apimančią jauno žmogaus įtraukimo galimybę ir jos sukūrimą. Tai visų pirma, kaip ir natūralu, reikia pradėti nuo savęs pačių. Tai pirmiausiai, didžiausia prioritetą ir jisai pirmoje vietoje atsiduria, yra LIJOT. Tai yra pati mūsų organizacija, mūsų administracija ir mūsų organizacija kaip vienetas, mūsų vidaus tvarka ir valdysena. Per šiuos metus mes tikrai tobulėjome ir ieškojome būdų, kaip eiti prieki ir kokias kryptis brėžti, kad galėtume jomis vadovautis ateityje. Bet esu įsitikinęs, kad mes galime daugiau. Aš žinau, kad kai kurios organizacijos narės nebesijaučia girdimos taip, kaip jos būdavo anksčiau. Bet tai yra dalykas, kuris yra abipusis. Mes visi tarpusavyje, būdami čia ir dirbdami, galime siekti, kad kiekvienas jaunas žmogus būtų įgalintas. Jaunimo informavimas ir konsultavimas bei Eurodesk, žinau viską iš esmės, yra kita priemonė, kuri yra be galo svarbi siekiant užtikrinti, kad jaunas žmogus būtų informuotas ir susipažinęs su galimybėmis, kurios jį supa. Nes be informacijos, kuri yra faktiška, objektyvi, suteikianti galimybės ir žinias, joks žmogus negali pasiekti to, ką jis galėtų pasiekti idealiam pasaulyje. Aplinka, kurioje gera gyventi. Mes visi vienaip ar kitaip esame sąlygoje bendruomenių, aplinkų, erdvių, kuriuose gyvename. Iš esmės mes dabar gyvename laikotarpiu, kuris po 10 metų, kai žvelgsime atgal, bus suprastas ir suvoktas kaip tas momentas, kur mes arba pasirinkome kažką nuveikti, ar nenuveikėme tam, kad galėtume išsaugoti klimatą, ar bent jau pažaboti tai, kas iš tiesų dabar problemas didžiausias kelia. Ir be tos išorinės aplinkos, lygiai taip pat svarbi yra ir emocinė aplinka, kurioje yra jaunas žmogus. Kurioje jaunas žmogus gyvena, kurioje jisai pats skleidžiasi ir kaip jis jaučiasi. 4. dalis yra regioninė jaunimo politika. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba negali atsidurti kiekvienoje savivaldybėje. Ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybos yra tas garantas, arba turėtų būti tas garantas, kuris leistų užtikrinti efektyvų ir nuoseklų jaunų žmonių įtraukimą į jaunimo politiką, jų interesų atstovavimą praktikoje. Įdomesnis galbūt punktas yra 5.
solidarumas tarp kartų. Tai yra klausimas, kuris galbūt nėra akivaizdus Lijotui, kaip jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbančias organizacijas atstovaujančią organizaciją. Bet vis dėlto mes esame gyvenantys ne tik savo jaunų žmonių burbule. Mes jau dabar, Birželio 14 akcijos metu, siekiame statyti tiltus, kurie leistų mums susikalbėti su vyresnėmis kartomis. Jeigu to nebus, mes negalėsime įgyvendinti tų savo pačių pokyčių, kuriuos mes siekiame. Nes vis dėlto mes gyvename toje pačioje visuomenėje, kaip ir kiti asmenys, kurių gyvenimo patirtys buvo kitokios. Na ir be jokios abejonės, ir toliau sėkmingai vystysime mūsų advokacijos projektus siekiant įgalinti ir užtikrinti jauno žmogaus teisių įgyvendinimą praktikoje. Esu įsitikinęs, kad mes kartu galime pasiekti tai, kad kiekvienas jaunas žmogus, kaip ir jūs, kurie dalyvauja nevyriausybinėse organizacijose, būtų sėkmingas ir jaustųsi įgalintas pats, galėdamas ateiti į organizacijas, sužinodamas tai tiesiogiai pats ir pats besidomintis mokyklos laikotarpiu. Ačiū, Umberto, už tikrai įkvepiančią kalbą. Džiaugiuosi, iš karto užbėgai už akių ir paaiškinai mano pirmą klausimą, kurį norėjau užduoti, būtent apie asmenis ir bičiulystę, apie tuos asmenis, jaunus asmenis, kurie galėtų įsitraukti, tai iš karto užbėgai už akių ir čia jau vietos, man atrodo, mes nebeturim, tai prieinam prie kitos tavo stiprybės, kurie prieinam prie tos dalies, kada aš užduodu klausimus, kuriuos pasiruošiau ir taip pat kolegoms, kurie stebi, primenu, kad tikrai galite aktyviai prisijungti, matau, kad tikrai bent 10 žmonių atsirado naujų stebinčių tavo pasisakymą, tai tikrai raginu kolegas ir būtent įvairius senus bičiulius sutiktus jaunimo nevyriausybinių organizacijų kelyje užduoti šios klausimus. Pradėsim nuo srities, kuri tau yra pakankamai artima, tai yra tarptautiniai reikalai. Lietuva ir Lietuvos jaunimo organizacijos tikrai pakankamai aktyviai dalyvauja nuo 2022 metų įvairiuose žmogaus teisų formatuose, atstovaujant būtent ir vykstant dialogą tarp Ukrainos jaunimo organizacijų ir taip pat vykstant visai karo padėčiai. Tai mano klausimas būtų toks, kokią matytum ir kokį tolimesnį Lijoto vaidmenį matytum tarptautinėse klausimuose, vystant dialogą su Ukrainos jaunimu? Manau, kad šis klausimas prieš 2 metus mus visus labai sukrėtė. Tai yra pilno masto invazija Rusijos į Ukrainą. Dalykas, kurio niekas nepagalvojo ir negalėjo net mąstyti anksčiau. Vis dėlto aš esu įsitikinęs, kad pagrindiniai prioritetai, kurie turėtų būti akcentuojami iš esmės, yra tolimesnis šio klausimo, tai yra Ukrainos laisvės kovos klausimo akcentavimas viešojoje erdvėje, nes mes visi daugiau ar mažiau turime bičiulių iš užsienio. Ir reikia pripažinti, kad ne visi žino, ar ne visi yra patyrę ir žinantys, kas yra Rusijos imperija ir kaip jinai reiškiasi. Tai, sakyčiau, būtent šioje perspektyvoje yra mažiausiai 2 dalykai, kuriuos mes turėtume daryti. Tai visų pirma, dalintis, kalbėti ir toliau kalbėti. Ir per įvairius skirtingus formatus, kaip Europos jaunimo forumas, kitose iniciatyvose, kuriuose dalyvaujame, stovėti už liberalios demokratijos ir Ukrainos pergalę konflikte. Ačiū. Kitas klausimas būtų toks. 2019 metais savo kalboje kandidatuojant į prezidentus, tas mano jau minėtas Lukas Kornelijus Vaičiakas, aptarė jaunimo reikalų agentūros sujungimą. Tai yra prieš tai buvusi jaunimo reikalų departamento ir JATABA, jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, pridėtinę vertę sukūriamą. Praėjo beveik 4 metai nuo šio pasisakymo, ar ne? Kaip tu matai jaunimo reikalų agentūrą ir kokias naudas tai sukūrė jaunimo ir jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms? Daug laiko praėjo, buvo galima įvertinti ir pamatyti. Aš asmeniškai manau, kad bet kokia reforma, kuri yra skirta inkrementiniam pokyčiui sukurti, kai jinai yra apmąstyta, jinai gali būti veiksminga ir mes tą matome praktikoje. Jaunimo reikalų agentūra nuosekliai diegia ir bando išklausyti ir įsiklauso
į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos nuomonę. Ir tikrai aš galėjau pastebėti, bent per tą laikotarpį, kai aš čia veikiu, kad tikrai yra nuoširdus noras ir lūkestis padėti toms pačioms organizacijoms. Tai sakyčiau, kad būtent tas pats požiūris į jaunimą, į jaunimo organizacijas yra evoliucionavęs per tą laiką. Aš nemačiau, kas buvo 15 ar 16 metais, iki tol, kol aš prisijungiau. Bet galiu pasakyti tik tiek, kad reikia džiaugtis, kad mūsų institucijos nori nuoširdžiai ir proaktyviai bendradarbiauti su mumis. Be jokios abejonės yra ir daugiau erdvių, kur mes galėtume bendradarbiauti. Tai pavyzdžiui, aš stebėdamas ir matydamas jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų ir mano laikas baigėsi, mane informuoja. Tai... Viskas tvarkoj, jūs toliau tęskite, nes atsakote į kitą dalį patikslinamąją. Ai, gerai, mes tęsime. Mes Umberto Mazzi kandidatas į Lietuvos prezidentus. Gerai, tai iš tiesų man atrodo, kad pats faktas, kad labai daug jaunų žmonių, kurie ateina vadovaujančias pozicijas, retai kada būna patyrę ar dalyvavę veiklose erdvėse, kur reikia teikti ir administruoti tokio pobūdžio instrumentus, jeigu konkrečiai kalbant ir finansus, ir ataskaitas. Tai sakyčiau, kad šioje perspektyvoje, ir tai mano programoje yra numatyta, norėtųsi tą stiprinti labiau. Nes visi mes norime, kad veiktų geriau organizacijos ir kad lėšos, kurios yra skiriamos, ar iniciatyvos, kurios yra sugalvojamos jauniems žmonėms, būtų efektyvios ir tikslingos. Ir kad tai būtų teisingai ir tinkamai panaudotos. Labai gerai. Tai klausimas kaip tik susijęs su tuo tolimesnis. Lijotas gauna 500 000. Kam panaudotum šitas lėšas? Ar projektinės, ar laisvas? Neapibūdinta, neapibrėžta. Neapibrėžta. 500 000. Turi šiandien 500 000. Esi vadovas, antra diena ofise, 500 000. Kirstai. Aš visų pirma šiek tiek išsigąsčiau ir patyrinėčiau, iš kur tas lėšos atėjo. Nes būtų mažiausiai, sakykime, taip įtartina. Bet aš didelį dėmesį norėčiau skirti visų pirma užtikrinant paties biuro sąlygų narių ir ar tai būtų technika, ar tai būtų kiti poreikiai ir instrumentai, bet daugiausiai norėtųsi investuoti taip pat, jeigu tai būtų mūsų galimybė ir mes visiškai disponuotume laisvai tomis lėšomis, tai visų pirma, manau, kad tų pinigų pakaktų. Čia tokia svajonė šiokia tokia, įdiegti ir bandyti organizuoti tokio pobūdžio tyrimus, kurie galėtų praktiškai užtikrinti ir keisti jaunų žmonių kasdienybę. Ką aš turiu omenyje, aš referuoju į Islandiją, kai mes dabar turime aktyvius klausimus apie jaunų žmonių priklausomybių didėjimą, tai šioje vietoje ir šiuo klausimu manau, kad lėšos turėtų būti orientuotos į tai. Ir be jokios abejonės, jeigu praktiškiau kalbant, nebesvajojant, tai visų pirma norėtųsi sukurti ir užtikrinti tomis investicijomis prielaidas ir sąlygas, kad vadovai ir ateinantys žmonės po jų turėtų gebėjimus ir kompetencijas vesti savo organizacijas į priekį. Gerai, Umberto, aš sakiau, kad mėgsti daug kalbėti. Tai kiek konkrečiai, kam skiri? 500 000 kaip dalinį biudžetą, nes tu vadovas. Šalia to, kad esi ir atstovas išrinktas ar ne, bet gauni ir vadovo atsakomybę. 50 000 eurų biurui, 200 000 eurų šitam tyrimui, kurį įvardinau, ir 250 000 organizacijoms. Tvarkoj, girdėt organizacijos, tikiuosi, kad į tikslų konkrečių, ką jums reikėtų įvardinti veikloms, šitos 250 000 nėra. Bet tvarkoj, tikiuosi, iš kur lėšos, kokios lėšos, tokios ir veiklos. Bus geriau, kaip sakant. Bet gerai, pereinam prie tavo veiklos programos. Tai man buvo įdomus apklausų aspektas, kurį tu ir paminėjai. Pakankamai daug rezultatų dalyje, vertinant apskritai tavo veiklos programą. Programai tikrai visus labai kviečiu susipažinti su Umberto programa. Tikrai pakankamai tikslingai įvardintos ne tik veiklos ar ne potencialūs tikslai, bet ir suformuoti uždaviniai ir rodikliai pamatavimai, kas jau rodo ar ne tam tikrą vadovo mąstyseną šiuo atžvilgiu, kaip pamatuoti tam tikrus tikslus, kuriuos savo užsibrėžė ir užbrėžė visam Lijotui. Tai mano klausimas būtų susijęs būtent su apklausomis, pakankamai daug minėjai tai kaip instrumentą.
būtent gauti atitinkamiems duomenims. Klausimas būtų susijęs su to, ar nemanai, kad per didelis apklausų kiekis labai stipriai formalizuoja ir uždaro jūsų galimybės organizacijoje? Taip, viena vertus per didelis apklausų kiekis ir biurokratijos įveda ir atneša šiokį tokį atstumą, ar ne, kad mes čia labai operuojame tik tais duomenimis ar šalta informacija, kuri buvo pateikta narių ar respondentų. Vis dėlto tos apklausos konkrečiai yra orientuotos bent didžiąja dalimi į pačią narystę, į mūsų narius ir stebėtojus, narės ir stebėtojas. Tai iš tikrųjų dėl tos priežasties norisi, tose dalyse jos yra įvardintos kaip esminės mano požiūrį, nes mes, manyčiau, per mažai laiko skiriame reguliariau kalbėtis apie tai, kokia yra dabartinė padėtis mūsų organizacijose ir pačiame Lijote. Dėl tos priežasties ir yra skirtas ta priemonė ir tie rodikliai nurodyti, kad mes jaustume pulsą. Tai yra, kad ne tik tais per vadovų klubus, ne tik tais per asamblėjas mes galėtume žinoti, ką mes darome gerai, ką mes darome ne taip, ar kas apskritai yra skaudu organizacijoms ir jautrus kokie klausimai. Tai kartu tai integruojama būtų ir su vadovų klubais ir kitomis priemonėmis. Ačiū. Labai natūralu, kad iš apklausų toliau tasoje būtų kitas klausimas, tai yra konkretus rezultatai. Ir vieną iš tų rezultatų aš pasirinkau pozicijų rezoliucijų skaičių. Nuo 2021 metų spalio 23 dienos, jeigu taip fiksuoti paskutinės asamblėjos, yra priimtas 7 pozicijos arba rezoliucijos. Kaip manai, ar Lijoto kontekste tai nėra mažas kiekis pozicijų ir rezoliucijų? Ir tada iš to seka klausimas, ar atėjo laikas peržiūrėti tam tikras pozicijas arba rezoliucijas ir kaip matai jaunimo nevyriausybinio organizacijų darbą tame? Aš manyčiau, kad yra per didelis kiekis. Vat šitaip. Nes mes šiuo metu turime labai didelį paketą dokumentų, kurių mes fiziškai nebegalime atstovauti. Net ir tų klausimų, kurie šiaip jau yra neberelevantiški ir nebeaktualūs politikoje. Tai yra, kurie jau įvykę dėl eurozonos ir dėl kitų klausimų. Tai peržiūra yra būtina, tą vykdo šiuo metu ir valdybos narys Lukas Stravinskas ir mes žiūrime šios klausimus. Bet aš norėčiau matyti pokytį šiokį tokį. Tai yra, kad mes daugiau ne tik kaip Lijot patys advokaciją užsiimtume, bet ir bandytume rasti daugiau būdų ir aktyviau tą darytume su pačiomis narėmis. Mūsų narės turi daug klausimų, kur jos pačios yra ekspertinės organizacijos. Ne mums reikėtų atstovauti visiems vien tik tais, bet mes galim padėti ir pagelbėti tos klausimus judinti į priekį. Tai jau įvyksta praktikoje, bet aš manau, kad mes galėtume efektyviau ir daug tikslingiau veikti tokiu principu. O rezoliucijos, žinoma, apskritai pats modelis, jeigu pasižiūrėsime rezultatus, laikas senka, dėl to taip greitai ir kalbu, bet jis baigėsi. Parašo daugiausiai valdybos nariai šiuo metu ir kai kurios organizacijos. Nebėra tokio įsitraukimo, koks būdavo anksčiau. Tai šioje vietoje, manyčiau, reikėtų apskritai irgi pasikalbėti ir pasižiūrėti, koks yra mūsų požiūris į rezoliucijas kaip instrumentą. Tvarkoj. Kalbėjai apie naujus klausimus ir 3.1 punktas veiklos programoje yra apie Žaliosios Lietuvos strategijos kūrimą. Kas tai ir ko čia jaunimo nevyriausybinės organizacijos turėtų laukti? Žaliosios Lietuvos strategija yra idėja konceptuali, kuri man kilo po to, kai aš buvau Regeneration Week. Regeneration 2030 organizacijos organizuojame aplinkosaugos tokiame suvažiavime atstovų. Tai paprasčiausiai aš pagalvojau, ar mes turime kokią nors priemonę ar dokumentą ir iš jaunimo nevyriausybinio organizacijų, kuris plačiai ir nuosekliai nusakytų, kokia turėtų būti mūsų pozicija ir mūsų veikla, kuri tikslingai orientuota būtų siekiant užtikrinti geresnę aplinką mums patiems ir mūsų aplinkiniams. Ir aš esu pastebėjęs, kad yra žaliųjų savivaldybių iniciatyva, bet tai nėra dokumentas ar būtent tai yra iniciatyva, bet aš manau, kad jaunimas turi būti ta grupė, kuri klausimus apie aplinkosaugą eskaluoja labiau. Mes šiuo metu neturime daug organizacijų, kurios kalbėtų apie aplinkosaugą Lijoto kontekste. O jeigu ir yra, mes galbūt neįgaliname jų garsiau ir aktyviau pasisakyti. Tai iš tikrųjų manyčiau, kad šitas dalykas turi būti prioritetinis. Taip, iš to tada, kadangi užsiminėjai, tai man tiesiog yra įdomu, ar Lijotas strategiškai galėtų inicijuoti organizacijos būtent
tikslu klimato kaitos klausimams svarstyti kūrimu. Ar Lijotas turėtų tokią iniciatyvą teikti organizaciją ar platformą, kuri dirbtų tik su tokiu klausimu? Labai ir filosofinis, ir įdomus klausimas, praktinis toksai. Esame kalbėję su kai kuriais asmenimis, kurie būtų suinteresuoti sukurti tokią organizaciją. Aš manyčiau, kad čia yra ir perspektyvos klausimas. Tai yra, ar Lijot gali kurti paralelės organizacijas, kurios po to netyčia tampa mūsų narėmis. Bet šiuo atveju aš manau, kad tai galėtų būti realus klausimas. Žinoma, yra aktyvių šiuo metu, nebūtinai jaunimo organizacija, bet bendradarbiavimas turėtų būti plečiamas, manyčiau. O dėl būtent to kūrimo, tai jeigu būtų aplinkybės, aš manau, kad mums tik tais į naudą tai būtų, kad atsirastų šį klausimą nešanti ir šio klausimą advokataujant organizaciją. Tvarkoj. Čia, kurie klauso, tai potencialiai gali iš karto tokia iniciatyva užsiimti ir tikiuosi, kad tas pavyzdys tikrai užkrės. Klausimas būtent susijęs su, kuris visada iškyla ir susijęs su vidumi. Pats minėjai, kad nori pakankamai daug dirbti su organizacijomis ir organizacijos Lijot vidumi. Tai tinklapis, informacinės sistemos, komunikacija, prekės ženklas, reikia pokyčio ar viskas yra gerai? Aš manau, kad apie įvaizdį kalbant, mes judame tinkamą kryptimi. Tai yra, mes kiekvieną žingsnį, kurį mes dėjome per šios pastaruosius 4-5 metus, jisai buvo orientuotas į tą patį tikslą. Tai yra, kad į mus jauni žmonės galėtų mus vertinti visų pirma, kaip jiems atstovaujant į balsą pačias organizacijas pirmiausiai, kurias mes ir vienijam. Bet kita vertus, aš nemanau, kad yra vien tik tais priemonių ar keitimas reikalingas mūsų įvaizdžio paties, konkrečiai kalbant ar apie tinklapį, ar apie naujų tinklų platformų kūrimą. Aš manau, kad paprasčiausiai norisi geriau išsiaiškinti lūkesčius kiekvienos organizacijos, kas iš tikrųjų yra jautru, ir būtent per tą asmeninį ryšį, kuris dabar yra kuriamas ir dėl valdybos darbo, ir dėl kitų struktūrų, kad mes galėtume būti ant to paties puslapio ir žengti koja kojon. Nes jeigu yra disonansas tarp mūsų veikimo ir organizacijų, bus sunku rasti santarvę. Ačiū. 2024 metai politinių debatų metai. 3 rinkimai, kokių veiksmų turėtų imtis Lijot? Aš manau, kad Lijot turėtų jau dabar pradėti ruoštis labai rimtai dėl šito. Mūsų prioritetas turėtų būti užtikrinti kuo aktyvesnį jaunimo balsavimą ir dalyvavimą. Man atrodo, tai yra labai paprastas ir gal net banalus ir nieko nestebinantis šitas klausimas ir mintis. Bet su Man Net Zin mes tikrai turime jau tikrai įdirbį ir patirtį. Bet lygiai taip pat manau, kad bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios kalba apie švietimą, apie dalyvavimą rinkimuose ir pilietinėme procese, mes turime rasti bendrų sąlyčio taškų ir kuo daugiau siekti, be to, kad jauni žmonės ateitų, kad partijos, politikai, kandidatai bendraja prasme įsiklausytų ir išgirstų į pagrįstus ir objektyvius jaunų žmonių reikalavimus, į nuostatas, kurios yra mums svarbios ir aktualios. Nes jeigu tai nevyksta, tai kas iš to, kad mes prie balsadėžės ateisime? Tvarkoj, ar esi nusimatęs kažkokių konkrečių priemonių šitų klausimų? Labai trumpai. Šiuo metu ne, nes nesu prezidentas ir su biuru ir su valdyba dirbsiu, kai būsiu išrinktas šiuo klausimu. Tvarkoj, ačiū. Tai kol kas veiklos programos klausimus, kuriuos buvau pasiruošęs, atidėkim. Pirmoji grupė baigta ir dabar pabandysiu iš klausimų, kuriuos gavom iš klausytojų, nes jie sakys, kad aš nieko nereaguoju jų klausimus po to. Tai mano klausimas būtų tau susijęs su vidumi. Tikrai pakankamai paprastas. Ar bus tavo kadencijos metu nors viena Domanto diena? Diena be kostiumo. Bus. Ačiū, kad taip trumpai. Koks tavo manimu šiandien yra SJ-tas? Ar verta šį modelį bandyti gaivinti, kai daugelis seniai jau nebetitinka savo funkcijų? Čia galbūt
tiesiog, kadangi buvo labai taip kategoriškai, tai aš galbūt ir šiek tiek plačiau pasižiūrėčiau, kokį apskritai SJ vaidmenį tu matai ir kaip tu įsivaizduoji jo veikimą ir LIJOT ir SJ sąsajas. Tai yra jautrus klausimas, kuris ir taip pat atsidūręs yra mano programoje. Dėkui už klausimą. Aš manau, kad mums iš tikrųjų reikia labai nuoširdžiai pasižiūrėti į dabartinę situaciją, kuri yra savivaldybėse skirtingose ir iš tikrųjų pamastyti, ar mes kaip LIJOT, mes kaip organizacijos bendrai, kaip bendruomenė, nes aš traktuoju TNVO visumą kaip bendruomenę, ar mes tikrai dėjom pakankamai pastangų, kad ta funkcija būtų užtikrinta. Kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, SJ yra vienas iš sėkmės garantų veikimo jaunimo politikos bet kokiame mieste. Nes viena organizacija puiku, bet kas nutiks toliau, jeigu viena organizacija įsikuria ir veikia. Reikia bendro veikimo kartu ir ypatingai žinant ir suprantant, kad savivaldybė yra arčiausiai jauno žmogaus, mes tą kalbam ir kartojam, kalbėdami apie Vote 16 savivaldybės lygmenyje. Mes turime rasti daugiau jungčių. Šiuo klausimu tikrai aš planuoju laikytis būtent šios linijos, kad tikrai dedamos pastangos bus siekiant išsiaiškinti problematiką kiekvieno SJ ir siekti pokyčių. Ačiū. Labai gera sąsaja, kol neįteisintas JNVO įstatymas, kuomet vadovai nuo 16 metų galėtų vadovauti oficialiai ar ne organizacijom būti registruoti registrų centre, tai klausimas, kaip reikėtų užtikrinti SJ tęstinumą? Kol šitos iniciatyvos nėra, yra sudėtinga tą padaryti, tai yra praktinė tiesa ir mes matėme tai per ilgą laiką. Reikėtų ieškoti modelio, kuris leistų ne tik jau išvykstančiam žmogui, kuris baigia savo kadenciją ir perduoda darbus kitam, išvystyti modelį, kuris leistų tą tęstinumą garantuoti. Tai yra daugiau paramos galbūt iš skirtingų žmonių, kurie yra veikę ir dalyvavę, alumnų įtraukimas, paties LIJOT vaidmuo galų gale. Nes yra tai praktinė realybė šiuo metu, kad deja jauni žmonės negali tapti teisiškai atsakingais už asociacijos valdymą ir būti registruotais registrų centre. Bet jeigu mes nuoširdžiai pasigalvosime ir atrasime mechanizmus, kurie leistų tą veikimą garantuoti, nes man atrodo, kad mes ir šioje vietoje esame klaidų padarę ar praleidę natūraliai, mes čia nėra kaltinimas. Bet praleidžiant momentus, kai keičiasi vadovas, reikia daug pagalbos ir paramos kiekvienam žmogui. Tai tu manai, kad LIJOT tą pagalbą turėtų steigti? Aš neteigiu, kad LIJOT turėtų, aš teigiu, kad LIJOT galėtų, jeigu būtų noras ir lūkestis iš pačios organizacijos. Bet mano požiūriu, mes esame gebantys ir turintys pakankamai žinių ir patirties, kad reikšmingai galėtume pagelbėti. Bet jeigu nebūtų poreikio ar noro, ar tiesiogiai būtų pasakoma, kad tokios paslaugos ar pagalba nedomintų, tai natūraliai mes nebūtų. Klausimas, kad ir pats tą pristatė, kad daugelis jaunimo organizacijų aktyviai dirba su jaunimu besimokančių mokyklose. Labai natūralu, kad ypatingai kalbant apie regionus, ta studentiška jaunų dalyvaujančių asmenų grupė yra pakankamai judri. Bet šiaip toks bendras klausimas čia klausytojams kilo, tai jaunimo politikos sąvoka. Kodėl jinai vis dar baugina moksleivius? Aš manau dėl tos priežasties, kad mes neturime sąvokos lietuvių kalboje, kuri verstųsi policy. Nes mes kalbame apie youth politics, o ne youth policy. Politikos priemonė nėra toks žodis, kuris būtų žavingas. Galbūt. Bet jaunimo politikos priemonėse dalyvauti galbūt irgi nedomintų žmonių. Paprasčiausiai tai yra situacija, kurios susiklošiusi per ilgus metus ir skepsis, kuris yra politikos kaip reiškinio atžvilgiu ir taip pat, aš sakyčiau bendrai, praktika, kad mes kaip JNVO neturime nuoseklios galimybės dalyvauti ir parodyti savęs, kad galbūt mes nesame tokie baugus ir vien tik tais apie pačią kietąją politiką kalbantys. Nes jauni žmonės galvoja, kad jaunimo politika, ir galbūt ironiškai žmogaus, kuris taip apsirengęs, yra jaunų norinčių wannabe politikų susirinkimas. Bet toli gražu nuo to, nes mes kalbame apie patį jauną žmogų ir jo galimybės vystytis. Tai yra gerokai daugiau negu tik tais politika ir veikla.
Tvarko, į savokas nelyskim, nes man atrodo, mes šią ilgą diskusiją turėtume vieną atskirai apie tai. Buvo pasiūlymas čia į bendrai atėjęs man, tai kad pavadinkim tiesiog jaunimo reikalai ir bus gerai vietoj jaunimo politikos. Gerai, grįžtam šiek tiek vėl prie tavo programos. Misija Sibiras, grąžinsi, kaip, kodėl ir kaip tai atsiranda apskritai. Grąžinsiu, tai čia yra rezultatas, jeigu pavyktų. Aš manau, kad šis projektas turi tikrai didelį potencialą sugrįžti, esant tinkamoms aplinkybėms, būtent siekiant užtikrinti tas jungtis tarp skirtingų kartų ir bendrai ugdant praktiškai suvokiamą patriotizmą ir pilietiškumą tą patį, ar ne? Tai kaip aš programoje esu numatęs, jis atsiranda po mūsų pokalbių su kolege valdybos nare Juste. Ir aš manau, kad šitas klausimas privalo, mes turime siekti to, nes kaip ir paminėta, yra 3 skirtingos kryptis. Tai yra praktinis susipažinimas su istorija. Aš manau, kad esame linkę pamiršti dalykus, jeigu mes jų nematome praktikoje. Stebint Europoje bendrai tendencijas antisemitizmo daugėja ir kalbant bendrai apie tą viziją, kad misija Sibiras dalintųsi į skirtingas ir ta iniciatyva skirtingas kryptis, tai leistų praktiškai užtikrinti sąlytį su pokyčiais ir su istorijos tėkme. Ačiū. Klausimas, kuris kaip tik susijęs su tuo iš publikos, tai šiuo metu Lijot mes turime gana didelę jaunimo populiaciją, Lietuvoje apskritai. Turime didelę jaunimo populiaciją, kurie yra emigrantai iš Baltarusijos ir Ukrainos. Ar Lijot turėtų ieškoti instrumentų, kaip ši jaunimo grupė galėtų būti atstovaujama Lietuvoje? O jeigu ne, tai ar mes apskritai turėtumėm rūpintis jaunimu, kuris imigruoja į mūsų valstybę? Mano požiūriu, mes turime rūpintis kiekvienu jaunu žmogumi, kuris yra mūsų valstybėje. Ir juo labiau, jeigu jis yra organizacijos, nes Lijot vis tiek atstovauja organizacijas, pirmiausiai. Bet Lietuvoje šiuo metu yra egzilyje veikianti Baltarusijos jaunimo organizacijų taryba RADA, tai mes su jais komunikuojame ir bendradarbiaujame. Jeigu lūkesčių ar poreikių būtų kokių nors, manau, kad galėtume tą užtikrinti. Dėl ukrainiečių, dėl jaunų žmonių iš Ukrainos, lygiai taip pat yra NYCU, National Youth Council of Ukraine, su kuriais irgi bendradarbiaujame, bet dėl tiesioginių priemonių čia yra klausimas dėl išteklių visų pirma, dėl priemonių ir galiausiai dėl tikslo. Tai yra, jeigu žmonės patys norėtų būti atstovaujami, mes turėtume ir bandyti ieškoti to sąlyčio taško ir kalbėtis. Bet būtent per šią perspektyvą kol kas aš manau, kad planuose yra susitikti ir išsamei kalbėti su RADA bendrai dėl veiklos, kadangi ir kaimyninė valstybė, tai būtų galima rūpintis tuo, manau. Puiku, kolegos, matau, kad yra daugėjantis skaičių prisijungusių, tai kviečiu užduoti klausimus, jeigu dar turėtumėte, Umberto. Mano toks tikrai pakankamai susijęs klausimas yra apie praktikas. Tai man įdomu, iš kur potencialūs pinigai ir ar klausimas, ar toks apribojimas neuždarys apskritai praktikos galimybių jaunimui, kuris planuojamas tavo programoje, kuris yra įvardintas? Aš manau, kad pirmiausia mes turime kalbėti apie principą, apie principinę nuostatą. Darbas turi būti atlyginimas. Man atrodo, kad tai yra normali tezė. Ir faktas, kad praktiniai politikoje gyvendinant ar siekiant gyventi šį klausimą, atsakymų ir požiūrį yra įvairių. Vienos mąstymo linijos teigia, kad tik tais viešojo sektoriaus praktikose, kiti teigia, kad būtinai visur turi būti atlyginama, bet šioje vietoje praktikos šiuo metu, manau, kuria dvilypį santykį jauno žmogaus su darbo rinka. Nes praktikantas dažnai, ir kai mes kalbam apie tai, sako, reikia apmokyti žmogų, jisai nelabai turi kompetencijų, nežino kažko kaip daryti ir jis praktiškai tik tais laiką švaisto įmonės ar erdvės, kuris tą praktiką atlieka. Bet kita vertus, ar žmogus bus motyvuotas, jeigu jisai atlygio negauna ir turi iš esmės dirbti, praktikuotis be atlyginimo. Tai čia yra maždaug kaip koncertas dėl exposure. Ačiū. Turbūt šitą klausimo pratęsimą galėsite išgirsti kažkada vėliau, advokacijos kampanijos. Tai man įdomu, kaip
kaip planuojama padėti jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms, nes jos buvo įvardintos prie advokacijos kampanijų, kad Liotas turėtų tą palaikyti. Kaip tu pats tai įsivaizduoji? Dėl pagalbos jaunimo organizacijoms. Aš manau, kad paprasčiausiai lygiai taip pat mes turime žvelgti į mūsų organizacijų prioritetus, veiklos principus ir tikslus. Ir tuomet siekiant užtikrinti jų galimybės dalyvauti ir įsitraukti į politinį diskursą, tai visų pirma, lygiai taip pat reikia išsiaiškinti tiksliai tuos lūkesčius. Tai mes turime žinių tiek advokacijos procese, tiek dėl pasirengimo jame. Ir mes galime daug kryptingiau tą daryti ne tik mokymų kontekste, bet ir praktikuojant tai bendroje veikloje. Ačiū. Labai geras klausimas. Labai man patiko. Ir apskritai, Gabrielė šiandien labai daug klausimų užduoda, tikrai dėkoju už tokį aktyvų dalyvavimą. Iš tavo asmeninės pusės, nuo šalyje paliekant Liot, kas yra svarbiau, ar didesnį dėmesį skirti nacionaliniams organizacijoms ar regioniniams? Ši pauzė yra ilga, labai buvo ilgiausia per mūsų visą pokalbį. Taip. Aš manau, kad nėra skirties šioje vietoje. Tai yra visų pirma organizacijos, kurios veikia nacionaliniu lygmeniu, jos užima vieną svarbią vietą, o organizacijos, kurios veikia regione, lygiai taip pat turi irgi savo funkciją ir savo vaidmenį. Jų dermė yra tai, kas užtikrina bendrą jaunimo politikos veikimą ir funkcionavimą. Be vieno negali būti kito. Lygiai taip pat, jeigu nebus aktyvių nacionalinių organizacijų ir jų padalinių, aš įsivaizduoju sudėtingesnę veiklą regione bendrai, jeigu nėra organizacijų, kurios savo veiklą vysto ir praktikuoja konkrečioje savivaldybėje ar mieste. Bet aš pats esu daugiau veikęs ir dirbęs nacionalinės organizacijose, bet manyčiau, kad aš šios skirties, aš suprantu klausimą, bet aš negaliu rinktis šioje vietoje, nes mano požiūrio yra tiek vienas, tiek kitas labai labai svarbus. Girdėjom, tai akivaizdu, kad tie finansai, apie kuriuos mes ten svajojom anksčiau, taip per pus, tai nacionalinės ar regioninės gal labiau gali išlošti, nežinau, kur konkurencija didesnė. Klausimas būtų, Mildos, kokių 3 konkrečių veiksmų imtumėsi pritraukiant jaunus žmonės veikti jaunimo nevyriausybinės organizacijose? Mes šiek tiek apie tai kalbėjom, bet dar toks grįžimas. Labai trumpai. Norėčiau, kad atsirastų sistema leidžianti kiekvieną jaunimo organizacijai patekti į mokyklas be trikdžių. Dabar to nėra. Yra taip, kad mokyklos neįsileidžia organizacijų dėl kažkokių priežasčių skirtingų, vienų dėl partinių ar politinių interesų, kitų dėl tiesiog skepsio organizacijų atžvilgių. Taip pat bendrai manau, kad mes turime vystyti ir darbuotis ties plėtra mūsų įvaizdžio, ne tik kaip jaunimo politikos platformos, bet ir kaip erdvės jauniems žmonėms tobulėti. Ir manau, kad jau šiuos 2 padarius būtų jau labai geras rezultatas. Gerai, ačiū. Tai bet tada klausimas man irgi vėl grįžtu prie tavo veiklos programos 6.7. Negalią turinčio jaunimo įtraukimas į nevyriausybinės organizacijas. Kalbėti apie veiklos formas, rekomendacijas, taip toliau, jų kūrimą. Bet klausimas, kaip šiandien pats Liotas yra pasiruošęs tam savo veikloje įtraukti? Kad sąžiningai mes nesame, nes mes kaip visuomenė nesame pasiruošę tą padaryti. Aš atsimenu, kad aš per LRT vieną kartą girdėjau reportažiai įvardintus skaičius, gal tai jie keitėsi per tą laikotarpį, kad 10% žmonių turi negalią. Ir tai yra skaičius, kuris yra didelis, bet vis dėlto aš nematau žmonių daug, kurie dalyvauja ir įsitraukia. Vadinasi, kad mes patys dalies savo piliečių neįtraukiam, nesukuriam erdvių ir galimybių jiems įsitraukti visavertiškai kaip piliečiams, kaip žmonėms. Bet čia nėra tik čia Lioto problema, jinai yra daug didesnė. Bet aš manau, kad mes stengiamės ir stengsimės toliau bandyti tą daryti. Tai yra įtraukti žmonės. Ačiū. Pereinam prie vėl publikos klausimų. Šiek tiek šokinėjam, bet matosi, kad diskusija tikrai aktyvėja. Jau kurį laiką nieko negirdėjome apie balsų skaičiavimo sistemos keitimą, kaip suprantu, Lioto viduje. Kokia situacija šio klausimu?
Situacija yra tokia, kad esame sustoję diskusijose. Aš manyčiau, kad mums reikėtų, jeigu mane išrinks Lijot prezidentu, aptarti vėl šį klausimą, nes vienaip ar kitaip mes matom ir stebime visų pirma, kad įsitraukimas jaunų žmonių mažėja į organizacijas, visų antra, yra skirtingos prieigos ir perspektyvos, kaip kalbėti apie balsavimo sistemas. Yra dvi iš esmės, kurias mes galų gale priėję esame. Tai visų pirma, galų gale lygus atstovavimas kiekvienai organizacijai. Yra 1, po 2, po 3 balsus. Kitas atvejis yra, kur pagal veiklos pobūdį yra skaidomi balsai procentaliai. Tai yra, čia gerokai daugiau reikėtų negu minutės ar 2 paaiškinti, bet čia yra modelis, kuris taikomas Europos jaunimo forume, kai yra tarptautinės jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir nacionalinės organizacijų tarybos. Tai yra, jos abi turi 50%, bet tie 50% skaidosi viduje priklausomai pagal kriterijus, kurie nustatyti. Bet čia yra tik 2 modeliai ir mums reikėtų daugiau diskutuoti apie, ir dar pasikalbėti, manau, apie jų veikimą. Galiu dar pridėti sakinį, labai aktualu. Tai iš esmės taip pat manyčiau, kad metas yra bandyti ir ieškoti būdų užtikrinti ne tik balsavimo teisių pokytį ar svarstymą apie jį, bet daugiau delegatų įtraukimo į asamblėjas. Dabar mes neturime, mano žiniomis, problemos ar neturėtume didelių bėdų įtraukti daugiau žmonių, nes mes čia prieš tai irgi esame kalbėję, kad yra skirtumas kokybinis ir kiekybinis, kai atvažiuoja iš vienos organizacijos delegacija 4 asmenų ir iš kitos organizacijos, kuria 1 asmuo. Tai būtent tas, man atrodo, irgi klausimas svarstytas. Ačiū. Paskutinis klausimas iš publikos ir pereisim prie Brits klausimų. Jau matau, kad tiesiog įtampa didėja, sėdėjimas prie ekrano, jisai pakankamai vargina, bet tikrai šauniai atsakinėjai, pakankamai sklandus pokalbis. Tai klausimas, Lijot prezidentas automatiškai tampa JTRT nariu. Kokią rolę funkciją Lijot turėtų turėti JTRT? Tavo valdymo laikotarpiu su tavo konkrečiomis priemonėmis ir šiek tiek aštrinam. Ką pats norėtum daryti, kokie tokie pirmi? Klausimas nuo Rimvydo. Ačiū Rimvydai už klausimą. Aš manau, kad esminį vaidmenį turime vaidinti. Čia yra viena platforma, kurioje mes tiesiogiai turime galimybę kalbėti su ministerijų atstovais. Ir lygiai taip pat mes turime daugiau jaunų žmonių, kurie yra įgavę mandatą atstovauti organizacijoms ir jauniems žmonėms. Mano noras ir lūkestis yra, kad mes su jaunimo reikalų taryba susitiktume, kalbėtumėmės daugiau ir planuotume veiklas atitinkamai. Lijot administracija, tai yra valdyba, biuras, kontrolė, nėra visagaliai. Mes turime irgi ribotą laiką, ribotus išteklius ir elementariai įtraukiant daugiau žmonių į procesus ir veiklas, padarant tai sraunesnių procesų bendrai, atskiriant galbūt tas skirtis, kurios egzistuoja, kad štai JTRT, štai Lijot, būtent bandyti įgalinti tuos jaunimo reikalų tarybos narius, kurie buvo išrinkti, prisidėti prie advokacijos ir kitų procesų ir projektų priklausomai nuo norų. Tvarkoj. Aš turiu tokį vieną klausimą, kuris čia labai kybojo ore, bet aš jo pasistengiau, nes jis nebuvo užduotas Messengerio platformoje visų, bet aš vis tiek noriu, nes jis aštrus ir man atrodo visiems labai opus, žinant Lijoto kontekstą. Antras prezidentas, antras prezidentas susijęs su liberaliu jaunimu. Klausimas būtų toks, ar tai nėra problema, kada vienos organizacijos atstovas arba vienos vertybinės linijos atstovas iš eilės tampa prezidentu? Aštresnis klausimas, tai galite kaip norite atsakyti. Ir čia yra atstovavimas visų nuomonių Lijoto kontekste ir skirtingų klausimų ir skirtingų grupių girdėjimas. Nes šitas klausimas labai aštriai visada sutinkamas, todėl aš taip nusprendžiau laisvai tau jį ir duoti. Sakyti. Aš manau, kad tai yra prasmingas klausimas ir teisingas klausimas, tai reikia sutikti, kad faktas, kad aš esu vienas kandidatas, manęs viena vertus ne tai, kad džiugina, bet yra taip, kaip yra, bet yra problema ta, kad mes galbūt nebenorime arba nebėra noro įsitraukti tokio kaip anksčiau. Bet kalbant apie pačią esmę, aš manau apie tai, kad aš esu iš Lietuvos liberalaus jaunimo. Taip, aš turiu principus, kurie yra paremti
liberalios demokratijos principais, kurie, man rodos, yra labai savaime suprantami visoms vertybinėms pozicijoms. Yra prizmė ir perspektyvos klausimas, kaip mes interpretuojame žmogaus, jo orumą ir jo galimybę veikti visuomenėje. Bet jaunimo organizacijos vienyje skirtingus žmonės su skirtingomis patirtimis. Ir mes negalime atmesti ne vienos organizacijos, ne vieno jauno žmogaus, kuris yra skirtingas, kuris turi savo rūpesčius, savo problemas. Ir aš tikrai laikysiuosi šito principo, koks jisai bebūtų ir kaip besutinkamas. Ačiū. Labai daug klausimų. Manau ir tikiuosi, kad tų klausimų iškilo dar daugiau ir juos dar aktyviau stengsis užklausti per visą šitą laikotarpį, kuris yra likęs iki asamblėjos. Ir jau asamblėjos metu tikiuosi, kad tie, kurie moderuos tavo pasisakymus irgi duos atitinkamai klausimų. Mano noras visada skatinti nepatogią diskusiją, nes man atrodo, kad joje gimsta ta tikroji tiesa, ar ne? Tai dabar pereinam prie blitz klausimų. Labai tokie trumpi, kai kurie trumpesni, kai kurie ne. Pirmasis klausimas. Žuvų taukai, skysti ar kapsulės? Kapsulės. Gerai. Šokoladas, juodas, pieniškas ar baltas? Juodas. Kokį žuvytę įduotum vardą? Nemo. Nemo. Kalbėjom prieš pakankamai daug. Kokią daržovę augintum Lijo darže? Buroką. Burokus, gerai. Su kokiu žmogum eitum Camino de Santiago keliu? Sakyk. Labai jokiai, aš nežinau, dabar pagavo blitz, neturiu žmogaus. Tai jau, bet čia dėl to, kad Camino, ar ne, reikia pagalvoti, nes ilgai teks eiti. Obama, sakykime. Jei būtum profesionalus sportininkas, kokią sporto šaką rinktumėsi? Futbolas, vienareikšmiškai. Futbolas. Jo. Liuks. O kodėl? Tai aš vaikystėje kažkurio metu norėjau futbolininku būti ir žaidžiau. Tai buvau vartininkas. Iki 11 metų kategorijai viskas gerai, bet 12, 13, 14, kai ūgis jau vienų vartininkų didėjo, tavo nedidėjo, tai yra kokybinė problema. Turkoj, paskutinis klausimas. Ką iškeltum į Lietuvos Respublikos prezidentus? Privalau atsakyti? Turiu galimybę. Arnoldą Pranckevičių. Tvarkoj. Viskas. Šiandien mūsų pokalbis yra baigtas. Klausimų daugiau atrodo, kad nematau. Pokalbis truko daugiau negu 45 minutės, bet man atrodo, tas toks akademinės valandos ar ne principas yra pakankamai geras susipažinti. Uždavėm beveik daugiau negu 20 klausimų, tai tikrai palėtėm daug skirtingų kampų šito pokalbio debatų prisistatymo metu. Man Umberto kalboje tikrai pačioje pradžioje įstrigo tam tikri aspektai, kuriuos pasižymėjau, tai jaunimo politikos infrastruktūra ir jos plėtimas, atsikartojanti galimybė jaunam žmogui įsitraukti, bičiuliai ir girdėjimas vienas kito ir turbūt paskutinis tai yra iniciatyvų persvarstymas tokio moralaus, dabartinio savo principo kaip organizacijos stovėsenos, tai bent jau organizacijos, kurie šiek tiek turėtų atsigręžti kažkokias tai buvusias iniciatyvas, vertybės ir panašiai, tas atsispindi ir programoje ir man atrodo, kad pokalbio eigoje tikrai buvo galima pamatyti skirtingą požiūrį ir tikiuosi, kad šie klausimai lydės kandidatą visą šią savaitę ir spalio 7-8 dienomis tikrai bus užduota dar daugiau klausimų, tai bus vietos organizacijoms permastyti apie kandidatūrą, kelti patogius ir nepatogius klausimus, o iš mano pusės aš linkiu didžiulės sėkmės ir tikiuosi, kad visiems, kurie klausė, šis pokalbis neatsibodo, buvo įtraukus ir iškėlė tam tikrų minčių, kur su šiuo potencialiu kandidatu Lijotas galėtų eiti toliau. Tai ačiū ir gražaus likusio vakaro visiems. Ačiū, viso gero.
Transliacija baigta. Baigta? Nežinau. Nežinau. Aš irgi nežinau. Ačiū, Kol kad mes žiūrite. nežinom, tol Viskas baigėsi. Žiauriai fainai, ačiū Klaudijau. Labai patiko.